Tai ką, labukas? Labas. Tai labas, mėly draugai. Šią laidą pradėsime ne iš mūsų studijos, šiek tiek neformaliai aplinka. Tai artėja šventinis ar ne periodas, pats linksmiausias metuose. Tai šiandien esame prie Kauno eglutės, pačios gražiausios šių metų eglutės, ar ne? Tai o dar prie jos turime labai gražų motociklą, kuris iš viso papuošia, ar ne? Ir galima būtų pretenduoti, nežinau, į pirmą vietą. Čia šitas aspektas yra vyšnė ant torto. Tai va, tai susirinkome čia ne šiaip savo, tai norime palinkėti, ar ne? Keletą dalykų mūsų žiūrovam. Tai palinkėkim, kad būtų saugus ratukai, kad greitai nesidėvėtų padangas, kad būtų linksmas laikas, daug saulės, geras oras ir kad visi pasidžiaugtų sezonu, svarbiausia saugiai ir linksmai. Ir su didelė kompanija, pavyzdžiui, Motoraudo, bus visada linksmiau. taip, teisingai, ar ne? Ne tik vasaros metu. Tai šiandien važiuodamas galvojau, ką galiu palinkėti savo auditorijai, ar ne? Ir be abejo taip, jaukių, šiltų, fainų, gražių švenčių su artimaisiais, tai turbūt būtų pagrindinis toks ar ne, svarbiausias palinkėjimas, bet, tačiau ir dar norėčiau palinkėti visiems sveikatos, ar ne? Tai galime pasidžiaugti, tiesiog šį supratau dalyką važiuodamas šiandien, kad galim pasidžiaugti dėl vieno, kad esam sveiki, ar ne, esam laimingi, tai toks ir būtų pagrindinis aspektas, ką noriu palinkėti visiems sveikatos. Tai susirinkome čia ne šiaip sau, tai prieš, ar ne, gerą mėnesį kažkur tai buvau kėlęs turiuką, galbūt kas nusekėt ar nematėt, tai motociklas, labai gražus motociklas papuoštas ar nešventiškai, jis stovėjo prie Kauno miesto eglutės, jie atkreipė dėmesį, mes susitikom visiškai atsitiktinai, tai iš tikrųjų, ar ne, šventinis laikotarpis, tai yra metas, kada geri darbai turi būti pastebėti, tai žmogutis, kuris visiškai be jokio atgalinio ryšio savo, ar ne, be jokių kažkokių tai tikslų, tiesiog jo buvo mintis, pakalbinau tiesiog, ar ne, skleisti gerą energiją, emociją, tiesiog šilumą, ar ne, ir parodyti, kad motociklininkai visgi ne visi yra, ar ne, chuliganai. Tai yra Justo motociklas, ar ne, tai norėtume pakviesti Justą. Justai. Justai! Hello! Sveikas, gyvas. Tik čia. Tai va, tai Justas, ar ne, šio motociklo savininkas ir išties nuoširdus, šiltas ir geras žmogutis, kuris yra labai geras pavyzdys, ar ne, kokie mes turėtume visi būti. Šventinis laikotarpis, ar ne, tai lai žmonės, kurie daro gerus darbus ir būna pastebėti. Turime nuo mūsų rėmėjo nedidelę dovanėlę, simbolinę dovanėlę, ar ne, tai norime pasveikinti tave. Tai pradėsime nuo fainiausios turbūt dalies, ar ne, tai yra pirma statulėlė, Motoraudo statulėlė, ar ne. Tai statulėlė su tekstu nuo motoraudo.lt Justui už motociklininkų kultūros puoselėjimą, ar ne, tai kad atsimintų šį momentą ir nenustotų daryti gerų darbų. Tai ne tik turbūt bendruomenės, o visų motociklininkų vardu tarėme tau didelį ačiū, esi tikrai šaunuolis, nenustok daryti gerų darbų. Na ir simbolinė dovanėlė, ar ne, nuo mūsų rėmėjų moto.lt ir šiek tiek mūsų atributikos. Ačiū tau. Šaunuolis Justai. Keep going. O dabar išvažiuosi jau vieneto, ne? Ne vieneto, o dabar grįžtame į studiją. Kaip švenčiat kalėdas? Draugai, žinėliai, bičiuliai, kolegos. Ką, žinau. Žinoma, pradėkim jūrą. Yra labai liūdno šventės. Ką tik sakau. Jau išprogo magės, nes man. Piu. Atsimeni ženklą, jeigu nori pasisakyti. Gerai, leidžiamės į studiją. O kodėl dabar jau taip? O kaip? Kur dingo? Šiandien ramiai? Šventiškai. Mes nusileidžiam ir tada šiandien ramiai. Jingle bell. Tas jau kalėdom, blėt. Tai nes jau kalėdos praėjo. Ai, ne, praėjo. Praėjo. Sprendėm nemeluoti. Ant kiek Aš tik gavau dovanų. Ką gavai dovanų? Moca. Dar vieną. Kokią gavai? Žaisliuką nemeluoti. Ant eglutės. Pagost. Ne, to negavau. Bet tau pas tai jau kalėdos atėjo, anksčiau biškiau, ne? Ką gavai? Tai šiandien ramiai, ne? Nu tai jau viskas. Ką gavai? Pradėjom kažkaip, tai važiuosim šiandien ramiai. Šiandien ramiai. Uždėsim tos. Ferverko. Žumurum uždėk geriau, ne. Pasakytų karvertiką. Žodžiu, okei. Labai gražus, ar ne, aspektas nuo mūsų Kauno miesto eglutės, ar ne? Tai aš tikrai žinau, apie ką mes dabar šnekam, Jūra, tikrai. Tikrai nepapasako, kas čia ką tik vyko ir ką čia rodai, aš tikrai žinau, apie ką tu. Jo, tai apie eglutę, ar ne? Taip? Žinau. Mėly draugai, žiūrovai. Su šia linksma gaida. Baigiam podcastą. Baigėsi mūsų karjerą podcastą. Neliūdna gaida iš tikrųjų, ar ne?
Iki, nežinau kaip jūs, bet aš asmeniškai tai iki kalėdų, man ta žiema dar džiugina, bet kai praeina kalėdos, tada jau pradeda laukti pradžios sezono. Tada jis labai ilgai eina. Nes tikra žiema tik tada ir ateina. Tada tik sezonas ateina. Nu. Tada jis pastoviai ateina sausio mėnesį. Aš ir dabar važiavau, man tai. Su kuo tu važiavai? Su dam. Jis prie su kuriuo čia? Su 2 ratais? Nu. Supratau. Šiaip tai aš dabar mačiau postą, aną dieną mergaitė kėlė kažkokią žiaurį kietai, visas mocas lemputėm išpuoštas. Aš praeitą šeštadienį, sakau, važiuoju autostradą, mocas važiuoju. Nu, bet nesu lemputėm. Mačiau. Ir ko puikiausiai. Plus 10 šiandien turėjom. Nu. Kas suka ranką pakelkit. Kas suka ranką pakelkit ranką. Rugilė suka rankeną. Aš pas mane vis dar Safijam problemą. Ne, tai sunku gauti. Nesibaigė tai problema, turbūt kitą dar sezoną gauna, ne? Aš jau gausiu pravardę. Jau važiuosi. Kažką Safijams. Galvokit man naują pravardę Safijam kažką. Būkit originalus. Etika, kuo tu ten meldiesi dabar į rankas? Padėk tą nesąmonę. Jam liūdna. Ką tau liūdna? Tikiuosi, mama grįš iš kalėjimo. O galim jau pradėti šnekėti? Mama iš kalėjimo grįš? Tavo mama kalėjime? Galim jau pradėti šnekėti temą? Supratau. Ok, tai grįžtam prie temos, ar ne? Nu, gražus metas, gražus laikotarpis, ar ne? Šventinis laikotarpis. Aš jau matau, kaip tu nori paplot rankom. Dabar tikrai praleisiu. Nebeplosi. Per daug ten, stumetam manęs laiko. Laikyk ranką. Suskaičiavai, kiek komentarų buvo, kad nebeplotum. Suskaičiavai, kiek komentarų buvo, kad nebeplotum. Nedaug. Nedaug. Visi, nedaug, tik 9 procentų. Nelendam šitą smulkmenas, nu, ten parašė gal vienas kitą. Gerai, mėly žiūrovai mūsų, pradėkime. Davai, jai dabar rašykit. Aš tik įtą čia gaunu. Bet jį tas gerai. Nu, gerai. Apie ką mes šiandien šnekėsim? Pamokanti priemonė. Apie ką šiandien šnekėsim? Na tai va, turėjom labai gražią pradžią, ar ne, tai persikėlėm nuo Kauno miesto eglutės, tai iš tikrųjų ar nereikia nepamiršti tokių gražių darbų, žmonių, kurie jais užsiema ir nieko neprašo atgal, tai manau, kad kiekvienas turėtų būti pastebėtas, ar ne, tai šventinis laikotarpis, gražus darbai atsiperka taip pat ar ne gerais darbais, tai va, turbūt to nereiktų pamiršti, tai va, jeigu būtent apie Justą, kurį ir pasveikinome, ar ne, sakykime, davėm simbolinės dovanėlės, tai va čia ir buvo žinutė, kad nereikia nepastebėti, ar ne, tokių žmonių, reikia pastebėti. Kaip tai atsitiko, tai prieš galbūt kelias savaitės, kaip matėte, ar ne, buvau story kelias video, kai prie eglutės yra papuoštas motociklas pastatytas, ar ne, ir jaunas bachuriukas žiūriu stovi, tai nuėjau su juo paplepėti, visiškai nieko nenorėdamas atgal, tiesiog atsugalvosiu, kaip tu taip sugalvoji. Va tiesiog, sako, sėdėjau kažkaip taip ir taip, sako, blemba, nu faina, ta graži, gera emocija, ar ne, matyti, kaip žmonėm tai patinka, gražu ir visa kita, tai sakau, nu, žmogelis turėtų būti, ar ne, pastebėtas ir turbūt, taip. Jo, tai turbūt nereiktų pamiršti tokių žmonių. Tai įkėliau storiuką ir man taip jis sukosi, galvoju, kad, nu, dar reikia su juo susitikti. Tai pagalvojau, kad šventinio laikotarpio podcastas galėtų taip ir prasidėti. Šį gražų darbą, šiuo gražiu darbu turėtume parodyti ir kitiem, ar ne, kaip reiktų tarti ačiū tokiem žmogeliukam. Man tai apskritai žiauriai fainai, žinai, kai tu įneši emociją žmonėms su motociklu, nu žiauriai cool pasijauti, kaip, pavyzdžiui, vaikai, su Fox'o nebėra čia dabar, nebiškiai, su Fox'o irgi kažką važiavam, žinai, ir vaikai prieina, kažką jau tu matai, jau spigina, kai ten jau žiūri, jau jiem ten įdomu, jau, žinai, o tai kokį čia motociklą vairuoja, ir, žinai, užkoriduodi pagazuoti, nu žiauriai fainai, tai po tokia smulkmena, buvo važiavau, žinai, kažkada prie šviesoforo stoviu. 2 merginos, 15 metų tokios, merginos, žinai, mergaitės, bet jos pamatė, kad mergina ant moca, aš tu nemoku pasakyti, šoko, laimė šokė, jos įsitraukė telefoną, filmavo mane, aš ten dar, žinai, kažką pamojuoju, tipo, kiek nedaug reikia, žinai, o žmonėm pasikrauna visai dienai, aš pasikroviau tada emocijos, žiauriai, fainai. Taip. Rekomenduoju. Mes tiesiog pripratę, ar ne, o tas ir gaunasi, o kai pamatai žmonių reakcijas, emocijas, tai vėl atrodo grįžti iš naujo, lyg būtų pirmas dienas, kada ar ne mes sėdam ant motociklo. Tai va, tai labai gražu iš tikrųjų ir jo, tai... O kad tu gražus turi papasakoti Grinčas? Aš? Grinčas. Kalėdų Grinčas. Sėdės jau galvoja, kaip čia viskas sugadintas, kepurės išmėtyti. Kaip viską, visas dovanas. Alergija, tau jau dovanas čia padėtas, alergija įma, ne? Jau, žinai, noris pasiimti ir išmesti. Tai va, tai labai trumpai, ne apie tos gražius darbus, tai dar kartą ačiū Justui, nenustokat daryti gražių darbų, kaip matai viskas grįžta bumerangą. Okay, ir siūlyčiau prisijungti daugiau žmonių, kad darytų tokius gražius darbus. Labai teisingai, aš galvoju, kad tu sakysi, ir siūlyčiau prisijungti prie Motoroad
bendruomenės. Ne, tai... Bet jisai jau prisijungęs. Irgi, jo. Jo, labai įdomus aspektas. Aš tik jį pagyriau, aš jau paskui jau viskas atsveikinau, sakau, saugiai važiuok ir nuėjau. Ir tada galvoju, blem, o gal jisai turinio kūrėjas. Ir žinai, tas menų galėtume šiek tiek duoti savo auditorijos, galbūt būtų bus pastebėtas ir gautų kažkokią atgalinį ryšį, žinai, kurios net nenorėjo, nes tikėjo ir taip toliau. Tai grįžau, sakau, žiūrėk, nežinau, ar yra tekę girdėti apie motorau.lt bendruomenę. Tai kur ten, sako, netek. Sakau, tai gal kažkada važiavai pas mus? Ir mes populiarūs. Kur čia, sako, aš tu 125, sako, pavažiuosiu jūsų ratukas. Sako, tu baigi šitą priesmėmės vasarą. Okei, aš lyg atrodė, veidas labai matytas, ar ne? Jo, tai ir įsikalbėjom, tai jis ir mūsų seka, irgi yra pas mus. Tai vat irgi tokia smulkmena, kiek ne per daugiausiai šnekam, ar ne, apie patį motoraudą. Tai net ir su ten Cam 9, 125 jie turi taip pat savo atskirą serverį, tai irgi mielai kviečiam prisijungit, kažkada važiuosit su mumis, ar ne? Tai va, tai artėja tas šventinis metas, ar ne? Viena laiminga, nes jau senelis atėjo anksčiau laiko, o kitas. O žiūrėjau, jau aš pradedu. Ja. Kaip pavogti kalėdas? Klausyk, prašau, tai neišmėti čia tų daiktų, visur kur ta raudona spalva. Aš taip stengiuosi gražiai sudėlioti. Ja, tai kaip švenčia? Ko tu lauki kalėdom? Ko lauki kalėdom? Ko laukiu kalėdom? Aš žinau, ko tu lauki kalėdom. Apie jų galbūt kažkas susipraties padau. Ne, viskas tos podcastus galiu. Apie, žinai, kaip ir nusipirktų, bet reikia ją sudėti dar. Mūsų rėmėjom laukia apie jų. Jis lai gali nusipirkti su nuolaidos kodu FoxSky Moto su 10% nuolaida. Jie turi AFI, neturi AFI, bet generatorius. Na gerai, mes jau šitą apšnekėjom iš tikrųjų, kad generatorius dantelį gavau. Aha, bet AFI jūs neparašal būtų. Nu, aš labai šiaip sunkiai tikiu, žinau. Dar biškai. Šiaip gauti. Šiaip viską ten turi. Reikia, žinai, nueiti. Mane skip sekančią dieną, žinai. Na gerai, mes pačekinsim, ką jie tam turi. Nereikia. Tai ko laukia dovanų? Nu, aš taip ir taip visai pagalvojau, žinok, ir galvoju, nu kažką tai savo irgi reikia pasidovanoti, ar ne? Na. Tai pradėjau. Man daug nereikia, maži dalykai. Tai jo, tai žiūrėjęs į salonę dabar yra šiuo metu. Ne, ką, tai tiesiog elementariai savo įsitraukiau robą. Sakys, tas nesveikas, galėjau nepasakoti, nepradėti, jo buvau įsitraukęs jau detailingą, pasidariau viską, pasižiūrėjau, ką reikia ten pasitvarkyti. Kur padažyti reikia, tai va, nauja aprangėlė nerekomenduoju valyti su jokiom chemijom. Nusiplovė tau spalvos. Ar tu jas atnaujinai kaip nors, ar taip ir liko? Pusiau nušviestas. Jo, iš oranžinės balto ir juodo pasidarė, spalvos kažkur dingo kaip pavaliau. Biški nulaižyta tavo ta apranga gavus. Jo. Ne, važiuosiu perdažyti ar ne, tai nieko nepadarysi, tai va taip jau kartais būna, kai nepasiskaitai. Užtenka pasirodo ir skudurėlio, tiesiog labai švelniai patrinti, viskas ten nusivalo, ten museliokai. Jo, tai pas mane sakau. Nereiks susieros rūkštinti. Iš 3 spalvų ir 4 atsirado dar balta, tai jo. Jo, tai galvoju, pirštinės nusipirkti iš tikrųjų. Pirštinės? Jo, galvoju. Aš, pavyzdžiui, tiem visiems bogatyriam, tai, sakyčiau, labai gera investicija yra airbagai. Po šio sezono, ne? Tarp kitko, airbag ar ne? Čia sneak peekas vėl. Nu ir pasneakpeakinam, nieko čia buvo. Paskutinį kartą. Jo. Tai paskutinį kartą, kai buvom Moto ar ne fizinėje jų parduotuvėje, tai minėjo, kad sekantį kartą, kažkada vėl atvyksim ar ne nufilmuoti, kai jie turės mums ką parodyti, bus airbagai, jo. Jie pradės prekiauti airbagais, va dabar nepasakysiu. Neatskleidė paslapties, bet nepatikslinu. Bus airbagai, jo. Bet airbagas yra bet jeigu nebebus, tai dabar jau gausim pizdį. Prireklamavom. Dabar jau turi būti. Bus. Jo. Ne, tai va, tie bet patys šiaip airbagai. airbagas geras dalykas. Labai reikalingas. Sutinku, faktas sutinku. Kiek stuburiukų išsaugoja būtų šį sezoną? Mažai. Nu, pas mus tai visi dar vietoj lygiai. Gal raktikauliai tik tai pabėgo. Ei, tu nori pasiimti man čia nuo senatvės tas turą? Jo. Ir jų numeris skauda. Man irgi žinau. Žinai, kas yra? Numeris apačia. Kai sulauki, ten virš 30 jau, žinai, reikia Ką tu žinai, jau įkliu, ką tu žinai? Dieve. Da gyvenk tu dar tiek. Čia savo barzda nevaidink, kad čia tu... Senelė Sulauksi mano metų. Nemėgstis kalėdų. Girdi. Praeitą savaitę pasako, o važiuosiu čia į gimtinę, nevaidinsiu kalėdų senelio, dabar ryčas. Bando rimto apsimesti, iš tikrųjų gauna šokoladinį kalėdų senelį ir jau džiaugiasi, kai vaikas yra glūdė. Kaip švenčiat kalėdas? Daug baltos mišrainės. Ne, be jos nėra kučiukus mėgstat? Biški silkės. Su kučiukais? Su Tai pienu, silkė. Biški silkės. Biški pieno. Mogel. Tada tikėsi, kad buvai geras. Pasižiūrė, ar gavai airbagą. Negavai airbagą, supranti, kad nebuvai toks geras, galvoju šitą biškį greičio vietom kažkur. Nieko savanoriai. Aš irgi laukiu, žinai, aprangos, po tą glutę. Gintarė. Ai, gintarės irgi nėra. Ja, laukiu vis.
Gal pareis? Nu, tai čia Baprangėlė nuvažiuojas? Ok, kažką įsirinkai? Ne, nes neturi to, ko noriu, reikia užsakinėti visur. O čia sakys, tai, nu kiek galite iš čia kartoti, nu, bet irgi, Jo. tyliai. Dabar kai buvo matai, kiek kainavo ta Mačiau, bet man nepatiko. akcija 600 tik eurų. Man Baprangėlė, aš manau, labai gera dovana savo šventinio laikotarpio metu. Man nepatiko, Ne per nes daug man brangi, ar ne? mažai raudonas. O kodėl tu tą raudoną taip įstrigo? Kai tik tai kalėdų nemėgsti, kur vis pagrindė, ar ne, raudonas spalvos aspektas, o čia Nu, žinai, mocas raudonas, nori raudonos ir aprangos. supratau. Mocis to raudonas, nu kada, ką tu jam pasidarai? Nu pasigirdavai. Nauji plastikai, apklijuota, viską. Tai šiemet grūdai gerai paėjo. Gal. Čia kurie grūdai? Gal, žinai. Ne tie, kur tu kūliai. Gal. Ne, tu per anksti jos kūlyti. Būtų irgi mačia, žinai. Būtų irgi dabar su nauja apranga, jeigu ne. Kažkur ne ten aš biškai. Ne tam pasaulio gyvenu. Yeah. Nu, Jo, kažką tai- dovanas, jeigu geras sezonas, kitos bus vadovanėlė bus. Ne? Nu, kaip gražiai. Ką aš žinau, aš šiemet, pavyzdžiui, nesigailiu šito sezono. Nu, jis nebuvo taip, kad visiškai. Man atrodo, tu gerą sezoną nematys, jeigu taip sakai. Ne, Šitas nekryto. Tas sezonas neblogas. neblogas. Jo, tai, Žinau. sakai, baltą mišrainę, ar ne? Ant stalo turi būti, kučiukai turi būti, kas dar turi būti ant stalo. Visi ir prie stalo, gal, ar ne? Visi artimieji. Nežinau, daug kas iš tikrųjų, ypač motocininkai, nemėgsta tų kalėdų, ar ne vien dėl to, kad, nu, tai jau tark tą žodį, matau, kad čia jau juokas prašas. Kažkas čia taip atina. Yra tas. Aš nebepertraukinėjau žmonių, tas viskas gerai. Gal pastabėliu dabar pasikalbėti nebeįmanoma. Ne, viskas Tai va, tai jo, ir ar ne, turbūt svarbiausias aspektas yra artimieji, visi susirenkantis per šventes, turbūt tai būtų fainiausia. Bet su galima? artimaisiais, bet ir pas mane irgi biškė atskira tema, iš tikrųjų, kai pagalvoju, tai... Gerai, žiūrėk, pasakysiu aš to paprastai dabar, Nu, kaip varyk. yra. Niekam neįdomu, kaip mes tą šventę švęsim, einam prie mūsų Nu, jo, temos. gal grįžtam Nes prie mes mūsų. šiandien iš Jeigu tuščiai seks. keurą pilstam, nu kaip mes švęsim šventės, kaip ir kiekvienas lietuvis, sėdėsim prie stalo, valgysim mišrainę, tikėsimės, kad atėjo va, Jo, toksai atbegas ar kažkas. ir vakare ateisim verkdami, nes skauda pilvus. Nu, Va, ir va, viskas, va. šventės jau praėjo, aš dar Harry Potterį pažiūrėsiu. Nu ir viskas, tiek tų žinių, realiai statistinis lietuvis. Tai gerai, gal einam Grįžtam prie mocų? Einam prie mocų, Grįžtam nes prie tikrai mocų. niekam neįdomu, kaip mes Jinai švęsim. tas nenusišneka, parašykit komentaruose. Metas ar negrįžtų turbūt prie moco temos. Dabar sakysiu, ne, labai faina, čia paklausyti būtų buvę, čia kaip iššvenčiat. šventes. Jo, labai Vadinai visiems viską. įdomu. Nu ir gerai, nieko čia pažinot. Gerai, tai bent tą temą, ar ne, užbaigiam tada artimieji, motociklai, ta sąsaja turbūt, ar ne, kiekvieną tikrai garantuoju liečia, aplinkui net visus turbūt, ar ne, kai sėdam prie to šventinio stalo, tai kaip reaguoja, ar ne, artimieji, kokie klausimai būna dažniausiai. Nes tik, kad aš nemanau, kad būna švenčių, kada nepaklausta, ne, nu tai kaip ten tas mocas, žinai, važiuoja, o dar kažkur dar būna turbūt dažniau tų įdomesnių replikų. Ne, pas mane per šventės tai nebūna replikų, aš dar žinai ir kitų veiklų turiu, bet šiaip tai, ne, bet žinai, sezono metu, tai aš įsivaizduoju, kad kiekvieną kartą išleidžia mane su mocu, taip žinai. Nu tai va. Labai panašiai iš tikrųjų. Pas manęs niekas nežino, kiek aš važiuoju ir kiek ne. Ne, tai mes visi sakom, kad gražiai važiavam, iš tikrųjų. Aš Nu. gražiai važiuoju. Tai jau gražiai ir važiuojam, iš tikrųjų aš nesuprantu, kodėl čia. Na, jeigu Aš dar nemeluoju, sėdim tu čia, nei tai ką. jo, gražiai Jeigu važiavam. dar sėdim čia, tai dar jo. Jeigu sėdim čia, tai dar visai gražiai važiavam. Bet šiaip tai, ką aš žinau, kaip artimieji reaguoja, nu susitaikę turbūt, ar jums dar kažką sako? Nu, būna tokie, žinai, tai... Nu, aš ten pasižiūriu, ten, žinok, ten jūsų tos video, tai, nu, vaikeli, tu ten taip neliek. Tu, už kas ten sako, sakė, ten aš. Tu man tik pasako, nesek, tu ten tas reklamas filmuoja, aš ten viską girdžiu. Ten ne aš, o tu iš tikrųjų, ten ne aš, žinok, ten ne aš. Balsas labai panašus. Jo, tai va tokių turbūt, ar ne, kad tu Ai, tik man- nelakstyk, žinai, ten. Šį Tradiciniai. sezoną mano tėvai išgirdo ten, kad mokinausi kažką su motociklu, kažką aš ten veikiau, žinai. Buvo tas, Važinėt kur sako, pabandžius. nes, žinai, tas, kur intervencija ateina, sako, tai tau nelaikas su moca parduoti, neužaugai dar. Ai, čia taip, ne? Ką tu bandėjai? Ką? Ką tu bandėjai? Nežinau, aš ką bandžiau, apie ką mes čia. Supratau. Aš apie ką mes čia. Važiuot pagaliau, Pasibandžiau, žinai, gal kažką biškį tenais, vieną kitą rankeną atsanką, bet leisti. Vieną kitą rankiną pasidavė. Pas manęs tik viena Šiaip rankena rimtai pas sukasi. mane gumą reikia, man reikia visą mocą reikia tvarkyti. Nu, žodžiu, grįšim prie šitą. Bet čia praeitą sezono problemos sustarysios, ar ne? Jo. Kurios dar ne po šią dieną nestvarkytas. Ne, Kas nori man mocą tvarkyti? rugėlė. Gerai, Oi, bijojau. šokam prie kitos temos, kol neprisišnekėjom. Jo. Tai jau, kad jau grįžom ar ne prie to praėjusio sezono. Kokį savo patarimą duotumėt? Nu tai bendrai jau, ar ne, paėmus. Daugiau Nu tai rankenų greit atsukt? labai. Ką tu darysi su to naujo reru? Pintų naujų mokinsies topą?
Nepavyks. Gaila dabar bus. Gaila. Nes vat aš ir galvoju, ar tau labiau gaila, ar tau dabar kaip tik daugiau azarto bus. Jo, Daugiau azarto. Ką mokinsies, ką darysi? Ne, tai pradžiai reikės ant vienkės vėl išmokti. O pas mus yra kitų temų, vartvinkės. Pavyzdžiui, gražiai važiuoti, išmokti, guldyti kažką. Ne, tai guldyti, tai be abejo, važiuosiu mokintis. Važiuosi kur, važiuosi mokintis? Žiedą. Nu, šaunuolis. Gražu klausyti. O gal netgi ir Jonava, jeigu paleis. O kada Jonava bus? Kada atidarys Jonavos trasę? Ne dar kitais metais? Ne. 20. Pilnai pasileis tai 28, jeigu neklystu. O jūs manot, rimtai čia pagal visus tos planus bus įgyvendinta? Ne. Sakai, ne? Žinau statybos. Nebūnat. Nes žiauriai skeptiškai visi žiūri. Bet iš tikrųjų labai smagi, ar ne? Daug labai pinigų, daug. Faina naujiena. Bet tai ten normaliai turi jie visą finansavimą, viską projektai labai gražus. Sakai, nuvoks? Nuvokt gal ne, bet gali trūkti. Bet ten yra dabar šiuo metu tik vizualizacija, ar ten yra toks nugyvendinamas projektas? Pradėta daryti yra. Jo, okei. Aš mačiau vizualizacijos, ar ne, ten tos planus, ten įspūdingai, iš tikrųjų, reikia tokių trasų, mes tokių trasų net neturim, ar ne, ten paimkim tą patį, ar ne, Nemuną. Nu, tai kur mes matinamės? Kartingų trasoj. Kur, nu gerai, tai kartingų trasoj tu neįsilieksi, nes tenais yra tokie, nu, pasakiukai, žinai, taip, tu ten pastoji į vieną pusę, į kitą pusę, į vieną pusę, į kitą pusę. Nu, tai kiek mes ten pasimokinom, normalesnė trasa žiedas, Nemuno žiedas, kur realiai kojos nutrauktas ir visa kita, nes saugių zonų nėra. Nėra slydimo, ar ne, sakykime, zonų. Bet vėlgi, ar ta trasa yra motociklam būtent? Ne. Tikrai ne, nu vėlgi, ar ne. Tai yra tiesiog, nu, sakykime, šaka, kur yra papildoma ir duota galimybė. Tai pasivažinėti, kur irgi patirtis yra, ar ne, neįkainama. Na, bet jau, nu, šiek tiek atsargiau tas ir yra, kad reikia, nes, nu, pasiekmes galėtų būti labai skaudžios turbūt. Tai va, tai nors vis tiek patirtis neįkainama iš tikrųjų, ar ne, net apie tą pačią trasą dabar šnekant, tai va, nu, kiekvienam, manau, naujam vairuotojui čia turėtų būti pirma vieta, kur išbandyti savo jėgas, ar ne, įgautų tų bazinių žinių, kaip ir kalbėjom, ar ne, su Audrium. Aš bent, pavyzdžiui, ką darau, tai nusipirku motocą ir visą laiką nusivežu pabandyti. Taip. Žiūrėk, čia pasakė žmogus, kuris per sezoną 3 motocus pakeitė. Žinot, ką aš darau, kai nusipirku naują motocą? Aš neatsimenu, kada pirkau naują motocą, bet žinot, ką aš darau, kai nusipirku naują motocą? Gal su kalėdom gausi, ne? Žmogus paprastas. Atveju užteks. Žmogus paprastas, man žinok, ne. Gerai, man ir tai ir 6. Eina. Kas dar nesugalvojot, ką dovanų nupirkti, va? Prašom, nėra už ką. Naują motocą? Oi, tu šveikė. Jo, tai ar ne, kad jau apie, sakykime, tos patarimus naujiems žmonėms, ar ne, nu, jau šiek tiek tą temą paliečiau. Tai jo, tai tikrai trasos būtų, manau, pirmas vietos, kur turėtų išbandyti savo jėgas, tu teisės laikės, kaip ir minėjau su Audrium, kaip kalbėjom, tai praeitą podcastą, kad tu išmoksti tik, tai tave ten išmoko tik išlaikyti egzaminą. Važiuoti, nu, 20% Varysim registrą pasižiūrėti, kaip mums sekasi vėl iš naujo. Aš ten gyvenime nebegrįžtu. Žinai, kas yra, galiu pasakyti, nepais. Sakai, neišvažiuočiau? Rimtai? Išėjo į lėtą gyvatėlę? Ne. Šiemet bandžiau. Nu, praeitą sezoną. Man įdomu būtų pabandyti. Bet su superiu... Pasikvieskit mus išbandyti lėtą gyvatėlę, ką? Su superiu įdomu, ar... Ne, lėtos gyvatėlės su superbaiku neįmanoma. Taip. Tai čia reikėtų, kad mūsų vėl... Įmanoma, priekinę ratą. Ar bangalį? Pasakė tas, kuris susilaužytų ranką sėdi. Nebesilaužytų. Jau sėkai gali gazuoti. Atgipsavardė. Ką tu čia vyki, kodėl tu nevažiuoji dabar su mocu, jeigu ranka sveika? Na, šiaip. Aš šiaip atvariau pažiūrėti, kaip šiandien ieškos kito. Jau viskas nebeišėjo. Taip. Daug kas mokinas iš manęs. Kas du. Jo, tai ar ne? Tos pačios trasos, aš manau, labai naudinga, ta prasme, sakykime, pasidalinti tokiom mintim ar ne su naujais žmonėm. Tai tie patys, nežinau, man dabar tokia pirma iškart mintis, kad jau prakalbam apie tos naujus žmonės, ką turbūt ar ne iš praeito sezono net kalbant, iš visos sukauptos patirties, kiek atsivažinėjom, kiek šiaip prisukot per praeitą sezoną, labai daug. Apie 15 000. Iš kur, mergiai, tai aš 15 prisukau kažkur. Man bet tu irgi labai daug važiavai. Tai tu namie jau būdavai, sėdėdavai, aš dar lakstydavau. Oi. Su to išikniu. Metai, žinai. Madama sėdė, liuksus rodo. Su to, taigi mes iki 2-3 nakties sėdėdavom ir sukdavom ir sėdėdavom. Nesau, kaip pagalvoti, tas nerimtai, ne vasaros metu, tas iki 2-3 nakties mes ten sėdėdavom. Aš tik zombis buvau, nežinau, kaip aš funkcionavau. Aš tik tiesiog. Dabar atėjo metas, kur nueini pirmą miegot, antrą. Man tas baisu, kas daros kitą dieną. Nu, tas kosmos. Vasara, nu, nėra šito. Grįžti tik tai po darbo, į garažą, vėl toliau. Atsikėlė 4 valandas pamiegojęs, važiuoju toliau. Kolega, kas kaip? Metai savo dar.
Gerai, einam prie sekančios temos. Jo, tai ar ne, net kalbant apie tos patarimus. Kaip sakai? Tai dabar jau nebeturiu pasirinkimo, nes jau ką ten reikės. Aš noriu įsisiu. Aš kantri. Laida bus pravesta 2 gaidelį ir višta. Markai, Visi ančiukų pro gali savo biškį? praeina. Žiūrėk. Žiūrėk, biškį. Išėjo, dabar noriu pasižiūrėti. Na kągi, tai šiandien turim svečią, turim Marką, mūsų komandos narį. Eik tu na, visą daug nesąmonę, blė. Na kągi, sveiki visi iš kito. Liuktų mielas, aš prašau. Vieną dalyką. Nereguliuokai. Chill. Ne, chill. Gerai, ne? Davai. Kaip Nes jau taip, dabar. kai pradėsi to... Jau sugadinau. Per TikTok laivą dabar darom. Ar tu ne to klausi? Ačiū žodžytę, bzz. Aš per sena šitiem bairiam. Nu, man ir metų iš biškis pardą šikną. Oskaras uždėjo reakciją Motorau dėl T. Tai dėkui, seniai. Ačiū už gražytę, Oskarai. Būna 4-5. O girdi, Kas jie? šventinis podcastas biški pakeičiam tą temą, ar ne? Pasikalbam, nu tai visi pasikalbam, ar ne? Įtraukiam biški, čia visi taip. Tai seniai, kada pakviesti tą podcastą? Čia vienetai yra, kurie nėra to sakė, va. Sakė, irgi prieš podcastą, kada aš būsiu svečias, ne Tomai? Jo. Gatyk. Jo, iš tikrųjų. Kas nori dabar pasivaident? Galim pakviesti, kad pasivaidentų, pamojuotų į kamerą? Yra tokių norinčių. Ne, jie nepapudruoti. Žieva, visi Nu, gal biškį drąsūs už labiau. kameros. Sakydis, Kai biškį su vėliau. šalmais tai sukti rankeną atrasus, o dabar ateiti pasišnekėti, pasimojuoti, Nu. tai jau dabar sėdi gražuoliai, Jie- išsišiepia, jie visi bijo, akytėm, girdi. klap. Žinai, vasarą, kai buvau įgi privažiuoja, ten mandrį prie langų žmonių. Ar aš jau biškai per daug maraziškumo rodau? Ne, taigi tu iš Kauno. Ar tokių atvejų, kad prieš miegą galvočiau, ne, bet atsirado toks naujas dalykas į galą sezono, nežinau, kaip jį net reaguot, bet visą laiką grįžtu į garažą, uždarinėjau duris ir tiesiog, blėt, ačiū pradėjau skaityti. A, ne? O tokio nesąmonės rado, Nes jo. kartais ant Pats tiek nesuprantu, tiesiog kodėl. perfect timingas, būna kažkoks laimingas atsitiktinumas, nu tikrai mes visi turėjom tų momentų, kada, nu tu realiai tiesiog esi lucky bastard, kad tu, nu tau pasisekė, sutinku. kur tipo, nu ačiū Dievui, kad ten sukabino tą padangą galinę ar dar kažką, arba ten vis tik, žinai, tas mosas išstiesino. Taip, tikrai taip. Nu, kaip ir sakiau, ir per praeitą nelaidą, kad smagu, kai ateina tos patirtis per neskaudžią praktiką. Tai va tas ir turbūt ir gaunas, ar ne, kad gal vėliau nepagalvoju, nežinau, galvoti irgi žmogelis su dabar šiek tiek kitaip, ar nežiūrėsi tą kelią, ar ne, ar tas pats. Ne. Tas pats Ne, čia aš vis kiekvieną laidą, dar su to pačiu kalbu, kur ranka sugipsuota. Nu, nebe. Aš nežinau, Turėjai davai šalmą ar šalmą, o kodėl? Vat, ar ne, irgi vienas iš tokių aspektų. Ir iš tikrųjų net galima prieiti šiek tiek dar prie tų, ar ne, šalmų, stikliukų, vanšildų. stikliuko, man šildo. Nu, papasakosim, kad mes nieko nematom ir važiuojam. Jūra, neplok. Dabar vėl čia žvengia iš manęs. Nu, man blėt šit gal. Jo, va, Jo, sako. per tą pusę patogiau bus. Ir durys ten užsidaro iš tos pusės. Jo, tai ar ne, Palik mano apie tos bairius pačius man. stikliukus ir iš tikrųjų, vat. Aš po šio sezono, kas supratau, kad gražu, bet senė, tu nieko ten nematai, ypač kai sutemsta. Realiai. Dabar atrodė, kad aš tau skausenė. Ne, tu nekeisi. su šitais Tai bet dar aš senas nieko. pasisbeveik. A? Su šitais dar nieko. Ką pas mus Dar yra. šitie dar nieko. Taip. Bet, vat, pavyzdžiui, prieš tai šarką turėjau, tai irgi pilnai tamsintas, ten tragedija. Nu, mocolėm, aš nežinau, gal, vat, pavyzdžiui, nu kaip pas tave redas normaliai užšviečia. Nu, tipo, kaip, sakykime, lyginant su mašinos Ne, sezonis. nu nėra taip, kad šviestų kaip mašina. Nu, tai va faktas, ką noriu pasakyti, tai man tai, pavyzdžiui, nu, tai ten tragedija. Tikrai vakarais būdavo dar ratukus gyvėti greitų, nu, tai, Ir dar kai šiaip nematai. nu, Diena yra gerai. Visų pirma, plus 10 kietumo prieš paprastus vairuotojus, nes tikrai gerai atrodo. taip. Nes tu gali labai tą naglą veidą, žinai, susukęs žiūrėti, ką jie ten daro ir jie tavęs nemato ir tu jautiesi king of the world, žinai, visas. Bet šiaip vakare, dabar tiek heito nuo paprastų vairuotojų sulaukčiau, bet žodžiu, ta situacija, kai važiuoji vakare su tamsintu stikliuku ir tu važiuoji su ilgom. Nu, tu bet kokiu atveju su ilgom važiuotum dėl to, kad tu nieko nematai, su nors mes turim vieną ten tą lempą.
Važiuoji stikliuku ir visi pyksta, kad važiuojant ilgu ir tau atgal ilgas įjungi ir aš vis tiek nieko nematau, nes neakina tavo to šviesas, jungti kiek nori. Tai va, mėlyje, gali jungti kiek nori tas ilgas šviesas, kaip mes jūs sakinom, aš vis tiek nieko nematau. Bet, va, pavyzdžiui, dėl to jungia neilgas šviesas, dėl to, kad sunku matyti ar ne, per, sakykime, tą tamstą stikliuką, aš tai ne dėl to. Aš išvažiavau už garažą, paspaudžiau ir per dieną labai daug žmonių iš tikrųjų pamilksia, tai normalu, nes labai akina, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, tą suprantu ne išjung, o aš tave matau ir tikrink, man pamilksėjo. Aš dėl to, aš visą laiką su gum važinėjau. Aš netaip suprantu, ką žmonės nori ištransliuoti. Man atrodo, jie nori ištransliuoti žinutę, kad tu jos sakinį ir išsijungi savo durnės. Ne, aš visą laiką, tarsi, čia, žinai, prieisim ir prie tų pačių Latpipe, ar ne, čia viena iš tos pačios dar temos. Tai aš tik dėl to važinėjau su ilgom šviesom ir rekomenduoju tikrai visiems, kurie taip pat važiuojate motociklais, jau rankas kelia aplinkui ir kad visi ar nevažinėtume, todėl kad esame tikrai sunkiai pastebimi, matome, ką rodo praktika. Tai... Jo, nes visi skundžiasi vairuotojai, kad motociklų neįmanoma pamatyti. Ir tada, tai tu stengiasi, tai va, jo, mes prieisim prie tų temų, kodėl vis tik tie garsus išmetimai, kodėl mes važinėjame ant ilgų šviesų, nes, mus taip sunkiau yra pastebėti ir mes stengiamės daryti viską, kad mus galėtų pastebėti. Tai čia buvo irgi kažkaip važiuojant ilgų šviesų, policija man pamirksėjo, tipo, išsijungi ilgą šviesą. Aš tokia, o aš, žinai, tipo, oi, pas mane ilgas, išjungiau, ačiū jums, gerieji samariečiai, žinai, ačiū jums, kas jūs man parodėte, aš netyčia pasispaudė, iš tikrųjų tai tyčia. Apsilenkė ir vėl atgal. Arba kitas variantas, čia jau dabar pasakai, kaip neturėjo viskas būtų, iš tikrųjų, o, sveikinas, pareigūnai. Sveiki, draugai. Jo, tai ir ne, tai tie patys ir stikliukai, tai kas sieja matomumą ir, gražu, bet aš galvoju irgi kitą sezoną jau pasikeisti. Ateina turbūt ta patirtis, nežinau, kur pradedi galvoti apie tai. Patirtis, amžius, nežinau. Idealiausia iš tikrųjų vis tik gal kišti tą stikliuką prie šonkulį ir vežiotis, nes, taip. Nėra patogu. Kiek tu prisikeitaliausi? Ne, aš pradėjau paskui daryti paprašiau, buvo momentas irgi, pas kažką pamačiau, kad nusiėmė, žinai, robą aikštelį ir čia stikliuką, žinai, galvoju visai ir, tipo, gerai, tai paskui pasiėmiau, nėra, kad tu labai jauti, kada, jaučias nepatogu, po to primečiau, žinai, jeigu vėl avarijos metu toks sausau čia tas dalykas šone. Tipo, nuodruk, žinai, tai va tavo tas, bet... Jeigu silušasi, gali įeiti. O paskui, kai tiesiog pradėjau... Gali įeiti tave. Atkas įsiriškia, čia nei mane šiek čia atgas, pasakė, tai mane žiūri, čia atgas žodžiai, čia ne mano žodžiai. Jis gali įeiti. Tu dabar netaip jau supratai. O ko čia išaudonavai? Viskas gerai. Ai, dabar jau ant manęs persimė. Jisai vairavo Kawasaki, tai jam dar lieka šitai išsiriškimai. Būtų čia Karolis dar. Linkėjimai Karoliui, jums seniai matytas klausyk. Ne, nelinkėjimai. Aš palinkėjau ir net linkėjau. Tai va, pradant cikliukais, ar ne, kas irgi sieja tą patį saugumą, turbūt, reiktų kiek kitaip pradėti į šitą pusę žiūrėti, tie patys irgi garsai, šviesos, lempos. Taip, kaip ir minėjau, aš tai visą laiką važinėjau su tom ilgom šviesom, ta prasme, tik dėl saugumo, ne dėl to, kad aš ten matau, gerai, gal ir dėl to, kai sutemsta, šiaip apsitai reiktų ir akinukus jau užsidėti, nes šiaip jau nešiot pradėjau šiais metais, reiktų ir, bet labai sunkiai tai įsivaizduoju, va, kolega nešio irgi, nežinau, ten gal būna šalmų, kur ten kažkaip, ten yra tos vietos pridėti įsidėti, aš bandžiau, man tai nesąmonė, patogu, bet čia nesąmonė, čia tiesiog reikia, tai irgi tai ar ne, stikliukai ir, kas, jau nepertraukinėjau, biškai jau pastabom, apsikeitėm. Žodžiu, tai jo, tai yra, ne, ir tas pats garsas dabar. Irgi plati labai tema su to garsu, irgi, žinai, va, ten daug žmonių skundžiasi, sako, žinai, ten, aš kiek iš tikrųjų, va, dabar pasuoju metu, prisiminiau kažkaip tą temą ir įsijungiau tiesiog į Google'ą ir rašiau, žinai, pasižiūrėti, ką per šį sezoną buvo, kas buvo priešyta dėl tų garsų, tai ten, tai begalė, ar ne, tų pačių žinių, ar ne, reportažų yra. Vienas iš jų įdomiausias buvo, tai ten pradžia sezono, Night Ride'as gal tada buvo, dabar gerai neatsimenu. Įsijungiau pasižiūrėti tik tai, pirmas kadras, būda pasirašinėti, traukia kamerą, motorvado džempas. Okei, reklamėlė, ką žinau, pasirodo per... Čia tas, kur sakė, o tai pirma būdo? Ne, pirma buvo. Ne, čia ne pirmą kartą, ta prasme. Jo, tai ar ne, irgi. Jo. Ir irgi, prasme, aš jį pažįstu, viskas tvarkoja. Tai šitą temą irgi esam šnekėję, ar ne, kad tai yra ne dėl to, kad, skamba gerai, ar ne, ir ten, nežinau, ten AliExpressinis, ar net ten variantas, ten rėkia stipriai. Gerai skamba irgi gerai, ar ne, bet irgi ten jisai jį užsidės tik dėl to, kad, kad mus girdėtų. Šviečiam ilgom, kad matytų. Ar ne, tai yra ta pati tema. Tai va, tai žinai irgi, ir va vėl, ar ne, tai kas pasiekoja, viskas sukas yra tu, tai gerai, tai pasirašiau, viskas ten, nesutvarkiau, tai atgal žalią lapą vėl davė, tai važiuojam toliau. Ne dėl to aš, žinai, prasme, ne dėl to. Tai va, tai... Tiek apie tos Latpipes, nežinau, kokią dar galima būtų temą paliesti, apie tą saugumą, sakykime. Kas dabar atėjo, jau susipratom po to, ar ne, praėjusio sezono. Daugiau nieko. Apie saugumą?
Važiuokit atsakingai, vaikai, mėly, Nevirškit. ir pagalvokit, ne, nu, tai Nebūdykit. čia to apie saugumą, žinai, galima daug, bet, Nu, taip. bet loud pipes saves lives, iš tikrųjų, nu, tai dabar kiek nusiskundimų buvo mieste. Tai va, tai daug ar neįsitraukiu tos medžiagos, sakykime, susiradau internete. Šiaip, tu sezono metu, nu, aš šiaip apsatai žmogus, kur neseka visiškai žiniasklaidos, ar ne, tiesiog, nu, čia atskira tema nesmė. Tai va, įsijungiau dabar pasižiūrėti, galvoju, va, aptarsim šiek tiek, ar ne, per šį podcastą, tai kas būtent su garsais, tai turbūt ir daugiausiai yra tų pasipiktinimų mumis, ar ne, kad, blemba, ten važiuoja, ramybės neduoda, čia tas. Ir žinai, va, kokį vaizdą aš, pavyzdžiui, susidariau, kad daugiausiai žmonių, kurie skundžiasi, jie gyvena, tasme, tokiose gatvėse, kur ten, nežinau, tas pats, kai žinai, kad tu gyventum geležinkelis, už 10 metrų tavo namai ir, blemba, tai čia, traukiniai labai garsiai, žinai, važinėja. Čia ta pati tema. Tie žmonės dažniausiai gyvena labai judriose gatvėse, tai yra didmiesčiai, ar ne, kur logiškai ten. Kodėl tu būtent apie tos motociklus? Yra daug mašinų, kurios, ar ne, yra su savo tais downpipais ir taip toliau, ar ne? Jau modifikuotais išmetimais, bet būtent motociklai. Ir jo, tai va irgi ten, nežinau, nu, mano nuomonė yra, nežinau, nenoriu čia nieko kiršinti, pykdėt, bet, nu, aš esu savotiškos visiškai nuomonės apie tai. Tas garsas ne dėl to, galbūt kitam, žinai, jis yra dėl to, kad gražiai skambėtų, ten rėkia, ševo, žinai, žiūrėkit į mane. Ne, pas mane ten irgi. Maža miesto problema, mes vis dar esam biški tokia, žinai, neseniai išėję iš kaimų žmonės, kur pas mus formavo miestai didmiešiai. Nu, ir mes einam europietiškėjom, žinai, viską daugiau gal ir su motociklais atsiranda žmonių, nebe su javom važinėja, nebe tie laikai. Bet, pavyzdžiui, nu, tu išvažiuok elementariai, labai reikia netoli į tą pačią Lenkiją. Va ten hebrytę, paklausysit visų greitukių signalų, visų mocų, va ten tai užė miestas, ta pati tiesiog Varšuva ir nereikia važiuoti toliau. O mes šiandien, Dieve, tu mano, per daug tylų, žinai, va per daug tylų tose miestuose, tu šios gatvės tylų pravažiuoja vienas mocas, visiems atrodo, kad šiandien jau naikintuvas, žinai, skrenda. Kai tenais pastovus triukšmas visą naktį užė, žinai, tas gaunasi white noises, tas toksai, žinai, pastovus užėsys, nieks net nereaguoja. Šiandien vienas motociklas pravažiavo, viskas, nu, katastrofa. Taip. Nu, yra kaip yra, važinės, nu, jūs galite pykti, kiek jūs norit. Aš irgi nepateisinu tų, kurie, va, tikrai motociklininkai daro, kur... Va dabar tai pasiskundė, tikrai mes pravažiuosim pro gyvenamosius rajonus ir pagazuosim specialiai, susidėję ten kokias tocės ar kažką, ne? Tocė, ne? Kaip točia? Išmetimas. Todžia, jo. Točia? Točia. You sure about it? Točia? Točia, kažkas točia. Nu tie 4 vamzdžiai ant Yamaha, žinai? Ai, nu. Tu paprašiau paprastais terminais. Tie 4 vamzdžiai ant Yamahos subinės. Tai žodžiu, susideda, žinai, kažkokius AliExpressinius tokius ir tada reikia pakariauti, pahuliganauti, nu tai čia irgi marazinas yra konkretus. Čia jau apie žmogaus. Bet čia Kaunas. Net ne Kaunas, čia Lietuva ir Lenkija. Ir čia yra marazinas, kur reikia kažką, nu tiesiog, va, reikia irgi kaip tie komentatoriai, žinai, kur Facebook'e reikia išlieti tulžį, nu tai čia. Ir perskaičiau blogą komentarą, susireikšminau, mano ego nepakėlė šitą dalyką, va dabar varau, pragazuosiu pro gyvenamąjį rajoną ant maksimumo, to nereikia. Bet kai važiuoji ir pravažiuoji savo keliais, nu jūs pykit, nepykit brangiai, tai buvo, tai bus ir tik daugės, nes žmonių tikrai laikosi daugiau. Kažkur ir mačiau, buvo įkėlus regitrą, kad šiais metais jau net neatsimenu kiek skaičiais. Statistiškai vis daugiau ir daugiau žmonių laikosi iš tikrųjų, ar ne, ir A kategorijos, ar ne, vairuotojo teisės, tai va, iki tiek ar ne, net. Aš neatsimenu, bet ten tūkstančiais aš mačiau. Tai va, tai su kiekvienais vis metais, nu tai ką tik sakė, ar ne, kad tik daugės, ta prasme. Nereik, nesakau, žinai, tai nepratinkite ten dar kažkaip kitaip. Tiesiog, nu, tai galbūt pasirinkite dar labiau, ar ne, rinkitės tokias gyvenamasis, karočią. Nu, čia ta kaip ta mergaitė, kur, karočią, nieko. Čia stengiasi. Ne, nu tiesiog, ar ne, žmonės gyvena prie pat Liublių gatvių, tai... Gerai, būkim realistiški, mes irgi galim atsikirsti, kad tenais, nu tai gerai, jūs kraustykitės į vienkėpį, nu neįkrausis, nu nėra taip lengva pakeisti gyvenamąją vietą, nei čia kraustysis kažkas, kad triukšmauja, nei ką, nu bet mėly žmonės, supraskit, kad jūs gyvenat mieste, kitaip nebus. Tai jo, aš sakyčiau, mažiau biški morozauti ir specialiai čia kiršintis ir kariauti su tai žmonėm ir mažiau piktintis. Apskritai. Taip. Ką? Šiaip liūdna čia pasidarė, čia nežinau. Gal einam prie linksmesnių temų, šiaip žinai, ką atsiminiau? Atsiminiau tavo karą. Kokį mano karą? Aš turėjau karą, apie ką mes šnekam, primink man. Su kuo aš kariavau? Populiari tu motociklininkė, nežinau kaip šiek tiek pasakyti. Aš? Ja. Karais keliuose, nu tai, matai, turim video, mes norim jį dabar pasižiūrėti.
Vat čia ir pasilikau Edgar, tu žinai apie tikrą emociją. Tai va, nežiūrėjau, ne aš tu atsiuntėjai viskas, ar ne? Tai gerai, žiūrėk, dabar jūs pasižiūrit video, mes pasižiūrim video, galėsim aptarti ir papasakoti, kas tenais buvo. Jo, davai parodom žmonėm pirmą situaciją, o paskiau turbūt apšnekėsim abi pusės. Tai watch this. Šiltos emocijos. Nu, žiūrėkit Kauno prikolai. Kaip jūs manote, aš važiuoju antrą juostą. Ir visi. Ta prasme, ir visi lenkia mane, aš antrą juostą važiuoju. Jau tiek, kad aš bijau pakvėpuoti. Čia pizdėks, jie nesibaigia. Va dar ir dar. Ir aš sakiau, apsišykit stati. Va dabar aš spausiu gazą ir aš jūs praleisiu. Nu, afigėt, kosmosas, aš fantastiko iš viso. Ir va taip nuo mėgos, aš jau nežinau, kelinta kolona. Ir dar už manęs už nugaros nori mane vėl lenkti. Iš visų pusių mirksi. Va, dabar vienas išlys, žiūrėk, nelenkia per šitą siaubas. Nu, čia yra taip baisu, kosmosas. Alo, nes aš važiuoju 130, man tiek yra leistina ir aš nesitrauksiu. Pradėkim nuo to, čia jau filmuoju? Pradėkim nuo to, kad pagal ket tu turi iš viso pirmą juostą važiuoti. Taip. Tai vat būtent. Nes tu turi praleist greitesnius. Tai dabar mes turim labai gražų pavyzdį, kur abi dvi pusės šūda malą. Bet gerai, čia, galimai aš ten gal ir buvau alų midų gėriau, ne, kaip ten sako. Gal buvau, gal nebuvau, žodžiu, kažkur matytas yra vienas mocas. Tai žodžiu, ta moterytė, tarp kitko, jinai važiavo, jinai užtvėrė kelią ir aš tada, jinai labai, netgi matosi video, kur užvažiuojant juostos, nes jinai pasitraukė labai dešinę pusę. Aš vos nepadėkojau jai, nes tipo, tu kai važiuoji su mocu, aš galvoju, žmogus pasitraukia, praleidžia mus. Yeah. Ir kitą rytą atsikeli, žiūriu tiktokas, žinai. Nu ir vat fignia, aš jūs praleisiu dabar ir važiuoju nuo Megos 10 km ir jau trečias, nu tu, žiūrėk. Trečia kolona. Ką aš pasakyčiau, jūs vairuotojai pasitraukėt ir koks jums skirtumas, kur važiavo ir nuvažiavote motociklininkai antrą juostą ir jie viršė 10 km, ar jie viršė 20 km, negu kiek leisina. Nu jūs biškai pasitraukėt ir važiuojat savo keliais, nu nes čia yra absoliutus neadekvatus elgesys, kur... Ir plus labai dideli tarp, kur galėjo pasitraukti, praleisti. 100 kartų galėjo. Tai padėšinė klėsi nebuvo. Ne, Taip. čia jau matosi iš video, iš įgarsinimo, iš visko, kad žmogus tiesiog kariauja. Iš piktumo. Aš nenoriu, kad jūs važiuotumėt antrą juostą, aš nenoriu, kad jūs mane aplenktumėt, aš nenoriu, kad jūs pravažiuotumėt pro mane, nes kažkodėl man mėnulio fazė taip susišėlė. Čia, žinai, kaip ir kalbėjom, turbūt ir saugumo, net ego. Jo. Vienareikšmiškai ego. Bet čia yra, nu tai bet gerai, mes turim tokį pavyzdį, ar ne? Ir ten tikrai, atsimenu, susilaukė moterytė irgi daug heito. Mes pažvengiam, nes, nu tikrai neadekvatus ir jos elgesys mes būtume važiavę ir pravažiavę, bet tiesiog, žiūrėkit, kai koks nors balo kelia, ne, ten agregatas ar ne, arba važiuoja kažkoks traktorius ir ištisinė linija, bet jisai juda 20 km/h greičiau, nu tai jie apsilenkia. Nu taip, ten kantrybės motociklininkam irgi neužteko. Jie visi atsargiai netgi matosi, kad tarpais pravažiuoja, nes žmonės prisistabdo, pažiūri. Tu kai tokį vairuotoją sutinki, tu biškai prisistabdai, nes biškai neadekvatus elgesys ir tu galvoji, nu tai gal čia, žinai, tu lenksi ar kažką jis dar į šoną ir dės. Nu tai nežinai, ko tikėtis. Bet šiaip puikus pavyzdys, kiek daug mes susidurėm, čia yra vienas pavyzdys, kiek daug mes susidurėm keli kiekvieną dieną su tokiais. Kur tiesiog yra pikta, kad tu važiuoji ant 2 ratų, ne ant 4. Nu ir davai, tada patrukdykime jums. Ir fignia, aš jūs praleisiu. Čia, manau, apsitai autostradai labai dažna problema, kai žmonės nesupranta, kam yra skirta ant 1 ir 2 juostą. Tai pradėkim turbūt nuo to. O ar apsitai ar ne, tai va, žiūrėkit, sako, čia per kairę. Tai, moterie, pas tai 1 juostą laisvą, tu pasitrauki visi pravažias. Žodžiu, nežinau. Bet kiek aš daug... Mano yra vienareikšmiška nuomonė, iš tikrųjų, galbūt mes tai taisyklingai mastom, tai prašykit komentarus, kaip galvoji tu. Kuri čia šalis ar ne padarė? Kuri pusė, nu aš tai sakyčiau, abi dažnai biški nusižengia, bet tiesiog puikus pavyzdys. Ir aš tikrai nesu vienu žmogum šnekėjau ir teko išgirsti nuomonių, kur tipo, bet leist ant 70 ir aš važiuosiu antrą juostą ant 70, nes aš važiuoju leistinu greičiu.
žmogus gal skuba, nes jo žmona gimdo ar dar kažkas velnė, žinai. Ir tu jam pateiki pavyzdžius, bet čia, žinai, kaip tiem komentatoriam, tu gali pateikinėti pavyzdžių, kiek tu nori, niekam neįdomu, visi turi savo nuomonę, vat aš esu svarbiausias ir gyvenu, vat man triukšmas kelia, važiuojant 2 ratų, žodžiu, trukdo gyventi. Žmonės tiesiog važiuoja gatvę, bet ne, jie triukšmą kelia, tai užsidarykit žmonės tas gatves, nežinau, ką daugiau pasiūlyti, ar ne? Į tokius, eksportuoti į mėnulį biškį. Eksportuoti, deportuoti ir ten visur kažkur. Į mėnulį kur nors biškį, kad ramus būtų. Biškį taip Niekas netrukdytų. Sudirvino kažkaip. Mane taip įsivaizduoja iš karto, Jo. Įsikautis? Aš? Ar aš galėčiau? Kovos atsigailins. Ne. Ne, viskas Ar ne tau panašu, kad aš galėčiau būti tokia agresyvi? Ne, aš mačiau šiandien, kai atvažiavau. Ne. Presa neskauda. Skaudėjo. Ne, viskas gerai, iš tikrųjų pasakėme ar ne savo nuomonę, galbūt dabar ir žiūrovam, kurie nevairuoja ar ne motociklų, bus šiek tiek aiškiau, kad ten pradedant nuo tų ilgų šviesų, garsus išmetimai, tai kartais nėra ne dėl grožio, ne dėl saugumo, ar ne, ir visos kitos temos, kaip jūs matot viską, kai mes pravažiuojam, ar ne, ten, net šitas video, ar ne, tai motociklininkai pražiavo per kairę, tai kurioj pusė čia yra, ar ne, kuri šalis yra, sakykime, problema tos pusės, tai pasidalinkit irgi savo nuomonę, iš tikrųjų. Jo, parašykit, ką jūs galvojat, kokiu motociklininkai gali pasakyti, kokių situacijų, nes tų situacijų N+K ir tikrai piktybiškų ir jų būna kiekvieną dieną. Taip. Jo, heitą mes gaunam daug. Gerai, ir super, pasidalinam savo nuomonę, ar ne, tai atsakau, galbūt šiek tiek paprastiem žiūrovom aiškiau, bet dabar mes kaip palėtėm, kėtimės? Tai tą heitą pakeliam viską, žinai. Ir viską. Heitinkit, ir ką? Tai davai, tai vėl pastumkit kaip loju. Žiūrėk, susitvarkiai šitą. Stengiuosi. Reikėjo tik spaudimų. Ta proga galim padaryti porą katučių, jeigu nori. Tai va, pašnekėjom biškai apie tos motos, apie tas situacijas. Ir dabar kalbam, žinai, pamašau, kad iš tikrųjų už lango yra žiema, ar ne? Aišku, žiema nepavadinsi turbūt, bet esmė, kad, tokias, atrodo, čia lyg vakar viskas buvo, norėtųsi jau gazo, bet, gerai, nedaug čia ir turbūt liko. Tai, kad jau prakalbam, ar ne, apie tas temas, kurias palėtė, taip, viduje giliai, kad net atrodo, čia mes vakar važiavam. Ko labiausiai pasilgot? Iš praeito sezono. Moco? Elementaru. Moco, ką pasilgom, mes gal papasakok, ko tu pasilgai. Ko pasilgau? Aš pagalvosiu per tą laiką. Pasilgau ratukų. Pasilgau ratukuose, kas vyksta. Tai vienkės. Ir vėl, gal jau gali pradėti Ne, Žiūrėk, gal tu gali jau bipint tą žodį. Ne. Ne. Na gerai, vienkį pasilgai. Taip. Aš kai nemoku, tai nepasilgai. Nu. Aš irgi neįdėlus, bet žinai. Visi mes su savo, žinai, minusais. Nieko tu pasilgai. Aš ką pasilgau, aš dabar galvoju. Gerai, Jūra, aš dar nesugalvojau, pasakok tu, kad pasilgai. Aš šiaip nesugalvojau, dėl to tas paklausiau. Ne, šiaip rimtai, tai pasakė, vienkiu turbūt labiausiai. Apskritai, nustantinimo. Gal jūs vienas iš irgi planai ir ne, vienas iš planų buvo, bet, ką žinot, čia pavyks šį sezoną įgyvendinti, nustantinis mocas. Aš žinok, šiaip, tas rimtai, kaip pasakai, aš tiesiog pasilgau moco, nes buvo dabar palauk, iš garažą į garažą persivarinėjau mocą, aš ten grandinę susitepau dar kažką ir aš tiesiog atsisėdau, žinai, net nekūriau, nes pas mane nesikūrėsi dabar. Bandėjau užsistumti. Ką? Bandėjau užsistumti. Nereikia. Žodžiu, žmogus paprastas. Atsisėdau ant to moco, žinok, ir net neužkurta ir atrodo, net kraujas užverda. Tas atsisėdė ant to moco, tas jausmelis. Jezus Marija, kaip gerai. Visiems rekomenduoju visom piktom tetom. Aš gerai, aš irgi buvau šitą dieną jau įžengęs, kai tiesiog sėdžiu, turiu laisvą valandėlę. Aš takumą parsivežęs namo, jo, tai žiūriu takumą. Kaip ir netilpų laiko, bet taip norėtų nuvažiuoti, žinai, bent už kur atsisėsti. Iššiaušiam, tai fainai, jo, tai iš tikrųjų gal ir net tiek ir daug ir nelikėjau. Jo, tai ir ne, skai vienkį labiausiai pasilgai. Taip. Lemba vienkės, ne, iš tikrųjų labai irgi plati tema. Dar kartą žodį pasakyk vienkės. 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 Pasilgau vienkį. Vienkės. Motorroad. Vienkių promautintai. Jo, klausyk, o vat irgi nepaslaptis, kad ganėtai dažnai sulaukiu klausimų ir neromantizuojam jau labai to turbūt, bet... Ne, mes davai, kaip yra, tai visiškai, ne. Ne, gerai, tai mes tiesiai iš vis, ką galvom, ar šnekam, ar ne?
Tai ir šnekam, ar ne? Tai esmė žodžiu labai dažnai irgi gaudau klausimų, žinai, seniau, tai nuo ko tu pradėjai, žinai, kaip va, tai viskas, žinai, nu kaip, va, nu, aš ir noriu, bet man nesigauna, žinai, nu, kiekvienas, aišku, turbūt labai individualiai, nuo ko tu pradėjai. Nu, va, tokia irgi, žinutė, žinai, naujokam. Vienkės šnekam. Taip. Galėsi padaryti čia savo užrašą. Jo, Vienkės. Bet su tokia... Efekčiuku. Jo. Jo, tai va irgi, manau, galima pasilimti labai trumpai, ar ne, kažkokią tai patirtim savo, nuo ko viskas prasidėjo, kaip pradėjai, kaip išmokai. Gerai, aš jau patyrėsiu. Dar neišmokau. Kad tu važiuoji, kiek pamenu, ne? Važiuoju, bet neišmokau. Nes, nu, iki tobulo važiavimo trūksta. Nu, bet jau keli, tikrai keli jau. Ne, kad kyla. Pradžioje atsimenu sezoną, kaip buvo, ar ne, ir kaip paskui. Kas tiek motyvacijos duoda? Vaizdai. Audrės. Kas? Ir dabar galime mes kadrą. Audrėlis. Tai šiandien ramiai? Čia man keista, kaip dar nebuvo iš žiūrovų klausimų. O kaip gimė tas šiandien ramiai? Mes Tai jau vat kaip paklausiu, palėtėm tu dar praeitą atsakysi. sezoną. Praeitą sezoną, kai palėtėm tą temą. Kas jums neaišku? Praeitą Dar seriją. trūko, žinai, to iš tavęs, da. Jo. Nu, tai jo pagrindas, nu, jeigu atvirai, nu jo, Vienkės, ne visi testantai, bet turbūt labiausiai tai Šakelės, kurią matom dabar turim puikias progas, tai čia pasimatyti, ar ne, mūsų filmavimų. Kebabų ir mako. Todžias. Pats skaniausias kebabų. Eik, savo net blogas. Ne, eik tu, kokie ten skaniausi. Ne, žiemos metu turi nevalgyti to ir tada labai pasiilgsti. Taip pat kaip ir mocu, negauni, pasiilgsti. Šiaip tai, man atrodo, mes visi adrenalino labai pasilgom. Adrenalino man patinka tas, žinai, kur ratukui. Aš nežinau, kaip jums yra šitas dalykas, ar ne. Man, pavyzdžiui, vis dar, kai ratuką susirinki, visi jau sustoja į tas dvi kolonas, greitesni, lėtesni. Ir va tada pradeda biški kalt, tas, žinai. Kada startuosi? Ir žinai, kad čia bus smagu ir bus. Ir tai, nu, iš tikrųjų, tai nežinai, kas nevažiavę, tai nežino. Bet tas adrenalinas, žinai, tas visas, nu, geras jausmas, dėl ko mes ir važiuojam. Taip. Ir labai fainai, su mocu tas yra, žinai, tu biški toks ir vienas esi, nu, tipo pats savo, dažniausiai su muzika šalme, bet kartu ir kaip ir su kompanija. Tai su ta kompanija sustoji pašnekėti kas 2 valandas. Kas valandą gerai meluoja mūsų nugaros. Nu, kas 1 valandą, tai dar 2 būna, bet... Ne, nu gerai, iki valandas būna, jo, priklausomai nuo ratuko. Tai va 50, kartais ilgesni, kartais trumpesni. Jo, iš tikrųjų, tai vat, nu, man pagrindas tai yra Šakelė. Visos Šakelės pasilgau. Aš tai gausaus būrio, kur atvažiuoji. Durys Iš kurios pusės durys užsidaro. Gerai. Iš kitos pusės. Buvo smagu. Tiesiog, o taip. Pro durys Pareik, lauk. o, jau gavau nepareisi, buvau užpyko. Aš Virgilė nemoku vienkį kilnot. Taip apie Vienkės, ne? Nu gerai, tarkim, nu Paplepam. pabandom ir tai pakeičiam Paplepam. iš kitą kontrastą, ar ne? Apie ką nori paplėpėt? Tai apie vienkės. Apie Vienkės? Nu gerai, kad jau buvom prie tos temos, dar labai toli nedabėgom. Tai kelintas tavo sezonas dabar šis buvo? 5 ar 6, dabar gerai nepasakysiu. Veteranas jau. Pirmas. Ne, rimtai, iš tikrųjų dabar. Vat labai įdomu būtų tą temą pašnekėti, ar ne? Tai pirmas sezonas. Taip. Kaip tas sezonas prabėgo? Puikiai, be traumų. Čia tas žmogus, apie kurį pastoju šnekau, kiekvieną podcastą sėdi tenais, ar ne, ir su ta rankytė sugipsuota. Ne, bet sugipsuota, sako, aš noriu pasirodyti už kadro. Pasirodė, ar ne? Šitaip. Pirmas sezonas, ar ne, vat, ir vat, šališkai labai įdomu būtų išgirsti nuomonę. Dažnai paminiu, kad vat, naujiems žmonėms labai siūlau važiuoti, ar ne, tiek ir mūsų ratukus, nes turim kelias grupės. Nu. Tiesiog, o taip. Ar ne, kad siūlau išbandyti, ar ne, ir trasas, nes tai yra neįkainojama patirtis, kaip manai, tai yra teisingi pasiūlymai, nes kiek Trasas atsimenu. išbandyt? Jo, pats važiavai. Taip, kas be ko. Kaip ir šį sezoną prasukai? Kilometrų? Jo. Gal 16. Kiek bus tai kilovatų? Pas mane? Jo. Reibiškis nesiuko. 8. Visiems jokinga, jie galvoja, kad čia viskas taip paprasta, Ei, ai, nebeįdomu, čia paskrūlysiu, paprašysiu. Ir apskritai. Oi, čia kaip reiks. Nu gerai, pariekojom. Ir apskritai, ką tu dabar veikiai, kol mes šnekėjom? Parodyk talentą. Duok, kodėl parodžiu savo piešinius. Tiesiog dabar sbėt. Ką tu padarėjai? Tave nupiešiau jūrą. Tiesiog, o taip, žmonės linksminasi ar ne už kadro. Tai va, tai okei, ar ne, Vienkės apskritai patirtis šio sezono, kaip manai, teisingų kelių ėjai, kad Labai gautas teisinga, patirties. labai. Kas užvedė ten tave? Kas tu? Edgaras. Kas daugiau tu? Audrelis. Dėl trasų tai tu. O dėl Vienkių? Prisižiūrėjai YouTube turbūt kaip visi, ar ne? Mes Trasų- neskatinam dar, ne, daryti. Į trasą tikrai savo nebūčiau truko. prisivertęs, jeigu Ten yra ne tu. aikštelės ir taip Nu. toliau. Taip, ar ne? Taip. Kuri pirma trasa tau buvo išbandyta? Užtadvaris, man atrodo. Nu ir kaip? Sekės vienas iki buvai? Ar daugiau? Vieną? Užteko to vieno? Ne.
Tikrai neužteko, nu turiu dažnai nuvažiuoti, nes tiek, nu tokia darbinė, ta trasa, posūkis, nu kas buvo, tas žino, nežinau. Jo, irgi labai teisingai jo, gal ir vieną kartą neužtenka, bet, nu, kaip sakiau, tai yra neįkanoma patirtis. Išmokti posūkiam ar ne, tai suprast, susipažinti, sakykime, su savo motociklu, ar ne, iki kiek tu gali su juo gultis, elementarus dalykai, jau juokinga labai. Galvoju, kada čia atsisėsi. Tikrai ne šiandien. Bepaišant jūrą, ne? Gerai, viskas gerai. Jo, gerai, važiuoju. Jo, tai ar ne, sakykime, paskui turbūt būtų Kačerginė. Teisingai? Nu, Kačerginė daugiau pavojaus, tiek tas greitis kitas. Jūtusi labai, kad turbūt reikėjo dar šiek tiek su mažesniu greičiu, atidirbti posūkiuose ar ne? Kur Kačerginė? Jo, pasijuto tas ar atrodo? Jo, nu kur tu užtadvarį ten antrų bėgių daugiausiai važiuoji, o Kačerginė, tai jau, nu, kiti greičiai visai. Tai vat naujiems žmonėms iš tikrųjų tikrai rekomenduoju pasiklausyti žmogaus, nes... Kas be ko visai kitaip gatvėje jauties, aš, pavyzdžiui, kad ir mažai buvau, bet tikrai paskui pajutau tą tokį, žinai, nu, kad kitaip valdau tą emociją gatvėje. Taip. O posūkių nebebijau taip kaip pirmą kartą. Ok, tai vertini šitą sezoną 10 balį sistemą. 100 balų. 100 Aš kaip norėčiau, tu turi bent nuotrauką iš ten tos vietos, kur čia atsitiko galą sezoną. Turiu vaizdo įrašą, kur Edgaras filmavo. Aš turiu irgi. Ir neišgąsdino, ne? Kas mane? Ne, tikrai. Kaip sakau, čia krauja. Čia krauja. Tiesiog Ne, tie, kas vairuoja, turbūt ir Vis tiek supras. ta avarija nebuvo kaip ir mano kaltis, nu, vis Nu, tiek taip, nežinau, taip. greičiu ten, nežinau, nenam posūkio, tai, nu, Patirtis, kam gali papult, ką? patirtis tikliukas. Pirmas dalykas. Stikliukas, gal autostrada taip neliek naktį, Jo. nevertint situaciją, viskas. Skubėjau namo. Visų pirma, kelio darbuose neliekti. O, čia tai jo. Skubėjau namo. Ai, čia trumpiau. 8 valandą skubėjau namo, grįžau prieš 4 ar 3. Už to skubėjimo kartais būna, kad grįžti dar vėliau. Būna ir taip. Supratau, kaip apskritai tie ratukai mūsų. Kaip manai, jie yra, Nu, pirmas ratukas tai buvo stipru tikrai. Nes Aš tai papuoliau pirmą tiesiai į neatsimenu. Vilkijos ratuką. Ai, nu tai ten mano Buvo mėgstamiausia stipru karpa. tikrai. Jo. Nežinau, Edgaras buvo gal? Ne. Ne. Aš nuo vidurio beveik. Tiš. Ar dar vėliau tik prisijungiau. Ai, gal ir ne. Tai buvo stipru tikrai. Turėjau lip per save, kad... Aišku, čia irgi blogas dalykas lip per save. Niekam nepatariu, tikrai nelipkit. Bet aš lipau, ačiū Dievui laimingai, nes labai norėjau dasivyti tave. Taip. Nuvytis. Čia žinai. Jo. Bet niekam nepatariu to daryti, niekada nelipkit. Kokie planai ateinačiam sezonui? Tai litras. Tai litras. Aš tiesiog, nu tai nuvažiuoju dar sėkė trasą, ar ne? Tai litrą imsiu. Ne, šiaip juokauju, važinėsiu to pačiu ir jo, daugiau gal trasų imsiu. Kačerginį norėčiau tikrai dažnai pravažiuoti, turim vieną, kur pamokintų gal, sėdė, žiūri. Tai tikrai norėčiau daugiau sudalyvauti. Jo, nu bet Vis kokia tiek atveju, ar ne, patirtis. patirtis. Tai kaip turbūt irgi vat, iš praeito ar ne epizodo, tai kaip ir Audrius pasakė, nu atsisėdant tos bitvos, jo, nu ten atsėdai, žinai, blindėt, ir ten lėkiai, žinai, smagu jo, bet nu taip tik tiek, bet čia yra visai kita pusė dalis, kur reikia atidirbti ir aš dar puikiai atsimenu, iš tikrųjų, ne, paimkim tą patį aukštadvarį, seniai aš 2 dienas neritau nei kojų, nei nugaros. Aš ilgiau. Stipru, tikrai stipru. Ir va čia jau yra darbas, ar ne, tai va, nu gerai, labai iš tikrųjų naudingas. Aišku, nu tikrai nėra jauku važiuoti tą trasą pirmą kartą. Nu ką nori, tas sakyk, pameni Taip, pas tave, taip, kiek taip. laiko kaupėmės. Ai, sakau, gal nevažiuosiu, Jo, gal jo. čia apsaugos neturiu. Aš net tą sėkį atsimenu puikiai irgi. Tai ką, lekiam? Ką, žinau, nu, kaip Taip, ir reiktų, taip. kaip ir, žinai, kaip ir reiktų, jo, tai va ir galų gažažiam iš tikrųjų buvo, nu, labai naudinga. smagu ir labai gerai ir visiems patariu. Mes Ypač turim? naujokam. Ką? Mes turim kažką parodyti highlightų iš to, Iš ko? nu, iš aukštadvario. Buvo šiek tiek, kad, Turim. Tikrai, kažkas griuvo čia iš mūsų. kaip ten sakė trenerė, tas tavo draugelis sako tikrai kristų. 10 minučių. Būna kartais. Apsilenkiai tu jį? Aš? Tai jo kaip ir griuvo. Ne, šiaip neapsilenkiu tikrai, ta prasme prisipažinsiu, ten buvo labai sunku važiuoti aukštadvarį. Tikrai aš ten, kiek, 15 minučių važiuodavau. Tai aš max 10 pravažiuodavau, aš ten viskas stodavau. Nes mums visą laiką sakė, kad jeigu pajunti, kad rankos viskas jau, nebevažiuok toliau, nes, nu, baigsis kaip kam baigės iš mūsų. Tai ir kažkaip labai laikiausi. Iškai pravažiuodavau, pajuntu, kad rankas atkerta, sustoju, pailsi ir vėl toliau. Nelip per save, ne, kaip tu Ne, pasakai. Tai va, Nelipti tai tikrai. Nelenktyniaut ar nesusilinkam į tas trasas, o tiesiog pasisemti patirties. Ok, tai kokiam dabar stovi tavo emocijas? Dabar? Beveik jau važiuoju. Faktiškai- Plastikai ir vėl galiu lėkti. Apsitai, nu, tai mes Ranka tai irgi- pažįstam, žiūrovai tas nepažįsta, ar ne? Tai ką tu vairuoji? Suzuki GSX-R 600. Pats geriausias motas pirkti. Pritariu.
Nedūšta lengvai. Jo, supratau. Pirkit zetki. Baik. Eisime prie šitos temos iš tikrųjų. Irgi labai įdomu. Tai va, kokiu turi patarimų galėtum duoti naujai iškeptiem, naujo ateinančio sezono vairuotojam? Kaip ir minėjau, pats pirmas dalykas, nelipkit per save, neįsivaizduokit, kad esat lenktynininkai iškart nuo pirmų dienų. Vis tiek turi ir mocą pajusti ir kiek gali guldyti, nu nes ir nelakstykit naktį. Imkit kuo daugiau trasų, tikrai nepabijokit, nieks ten jūsų neskriaus, ten nežinau, nelenks, ten, nu, visi ten draugiški, visi tau patars, jeigu reikia, pasakys patarimus, kaip guldyti, kaip ant posūkio atsisėst ant to moco prieš posūkį. Nu tikrai. Tai yra darbas. Taip. Taip, tai yra darbas. Tai yra labai paprasta pasižiūrėti, ar ne, prie patį vedeką, ką ir dažniausiai pasižiūrim per gilsą, ne, ten žinai varo, ten ilgiausias posūkis atsigulęs. Tikrai taip nėra paprasta iš tikrųjų, tai va susipažinti su savo mocu, kad paskui jūs tai galėtume daryti. Važiuokite trasas ir semkite patirties. Galų gale, va dabar ne, iš tikrųjų net tie patys ratukai, kaip manai davė patirties. Man? Jo. Tu stipriai pirmas ratukas į Vilkiją, tai kaip tu nedavė. Va, visų jūsų, kurie dar nėra važiavę mūsų ratukose sekantį sezoną, tikrai lauksim. 2 grupės ar ne, pradžia prie lėtesnių, paskui prie greitesnių, tu irgi tokiom pakopom, sakykime, lipi ir pasimokai, ar ne, va, sakykime, nu, tai yra vėlgi, yra patirtis, ar ne. Nu ką, nu ačiū už pasidalintą patirtį naujiems žmonėms, kad pasidalinai ją, kaip iš savo pusės, iš tikrųjų žmogus labai daug pasisėmė, ar ne, iš šio sezono, ar ne. Tai... Čia nenorėjau, dar šitą žinutę stendant. Ok, dar šiek tiek nepabėg. Tai ką norėtume dabar pasakyti, tai kad jau apie tai ir neprakalbam. Ar planuoji kokių modifikacijų pasidaryti ateinantį sezoną savo emocijų? Taip. Ką galvoji? Planuoju įsirašyti popcorną. Popcorną, ne? Dabar čia nėra reklamos. Popcorną, ar ne? Biškai dar ne tą rodo. Ok, kad jau prakalbam ar ne apie programavimą, tai irgi labai įdomi tema, ką galima padaryti ir ten biškai paburt. Kiek žinau, tu kolega tenais, ar ne? Taip, Nu tai va tu ir pratęs. Ne, tai vykstame į Power Pulse. Ką ten darysim? Įrašyt man Čipuosim. popcorną. Gerai, keliamės į Power Pulso servizą ir pasižiūrim, ką jie turi mums pasiūlyti. Tai ką, atvykome pas savo partnerius Power Pulse. Sveiki. Sveiki, Edgaras. Richardas, Power Pulse savininkas. Tai kuom užsiema čia? Užsiemu motociklų programavimu, jau kuris laikas, turiu Tinojetinį stendą geriausią, kiek žinoma, pasaulyje. Galiu suprogramuoti įvairius motociklus, priderinant programą prie kliento noro, prie motoro modifikacijų, filtro, išmetimo pakeitimo, šiaip klaidų išprogramavimo, ar jeigu lendant giliau į variklį, galiu ir ten viską priderinti programą. O dar vienas klausimas, kur jūs būtų galima rasti? Mus galima rasti socialiniai medijai, Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e visur, suvedus mano pavadinimą. Mano adresas yra Taikos prospektas 114, arba jeigu neatsimenat adreso, galite vesti pavadinimą į navigacijas ir mane puikiai randat. Girdėjau dar vieną naujieną, kad turime nuolaidų pas jūs. Taip, jūs turit nuolaidos kodą Motoroad 10 iki kovo 1 dienos visom mano teikiamom paslaugom. Nu ką, vykstame atgal į studiją. Sugilė vėl. Ne, tai aš Atsileido. Aš kaip ir pasakau jums ką tik, kaip čia nais ten visose žieduose ir trasose, kaip jūs ką tik iš manęs girdėjot. Jo, labai gražiai Papasakau gerai, ne? Taip. Gerai, išsamei papasakoju. Biški trūko, nu žinai, yra dar kur patobulėtau, bet viskas gerai. Su laiku. Sakytų gal sezoną, ar ne? Tobulų Jo, nėra. tai gerai, iš tikrųjų irgi. Biografijas pasikeis. Klausyk, tu bent jas nusipirk, mes tau pakeisi. Prižadu. Ne. Kažkas laik prisišneka. Prižadu. Ne. Gerai. Tai va, tai naudinga patirtis, ar ne, žmogus, kuris važiavo pirmą sezoną, tai ar ne, nu, tad pradėjom apie vienkės, bet, nu, gal tų vienkių dar taip nereiktų romantizuoti, ar pačioj pradžiai, o tiesiog išmokti, ar ne, elementariai važiuoti. Tai jūs pradedat mokintis važiuoti, tik kai įsilaiko teisės. Yra va, šiek tiek kitaip, negu daugumai, ar ne, atrodo. Tai va, tai iš tikrųjų net irgi naudinga, kaip sakiau, naudinga. Kokia nauda iš to?
Net grįžtant prie tų pačių triukų. Nu, naudinga. Svarbiausia tą daryti yra aikštelėse, kur yra saugu tą daryti. Ne kartą ir mane išgelbė ar net nuo tų pačių stopų pradedant, kada reikia akis per stabdžius, bet jau natūraliai va čia veikia, kad atleidinėjai ir sustoji. Jeigu ne tai, tai per priekį, ta prasme. Nėra to, žinai, to blogo iš tikrųjų. Ok, aš manau, galim drąsiai pereiti prie klausimų, kurias gavome iš mūsų žiūrovų. Mes gavom klausimų. Jo, gavom šiek tiek keletą, atsirinkom jų ar ne. Tai aš manau, darom labai paprastai, ar ne? Tai iš tikrųjų ir nėra mažai labai tų klausimų, tai darom paprastai, ar ne? Pradam nuo pirmas, antras, trečias ir važiuojama taip pro to, ar ne? Kiekvienas galėsim. Jeigu labai norėsit pasidalinti nuomonę, būtent atsakyti kažkurio tai žiūrovo ar ne klausimą ir kitas, tai, nu, vainu. Aš jeigu nežinosiu atsakymą, mes susikeisim klausimais. Ai, čia šitas tavo klausimas buvo, žinai. Jo, ok, pirmą klausimą gavom iš Martinas MRT, tai most sketchy arba momentai, kada galvoji, kad jau viskas. Kiek daug, seniai, kiek daug. Eik tu savo. Gerai, vienas iš momentų buvo, kada yra prie Rumšiškių posūkis. Žinot, tas posūkis, kur labai smagus, jis toks ilgas, gerai užsiguldyti, gali viską, ten dar gulintis mentas gali yra prieš Rumšiškės. Nieks nežino. Jo. Žinai, ne, ten Rumšiškės vadinasi. Žodžiu, posūkis ilgas, gražus, fainas, pareinam ten, aš nežinau, greitis buvo turbūt koks 103 kem galimai, kažkas tokio. Labai gražiai tu tenais eini tą posūkį, saulė užakino, man pasirodė, kad baigės posūkis nesibaigė, plot twist, tadadadam, išėjau į laukus. Išėjau į laukus ir žinau, kad ir net nenusiverčiau, ir net išgyvenau, viskas gerai, aš aišku, drebėjo rankos va taip. Tai žodžiu, pravažiau dar per tą gulinčio tokį kalnelį mento, tai svarbiausia buvo, aš tokia, kur jau žiūriu, gerai, žvyrkelis, mano greitis į spidometrą pasižiūriu maždaug 100. Nelabai gerai, mano mozas kaip ir nėra labai pritaikytas bekeliai, lyg ir. Tai ką padariau, suspaudžiau kojom baką, nieko, ir atpalaidavau visiškai rankas, nepaleidau vairo, bet realiai kaip paleistas vairas. Atpalaidavau rankas, galvoju, sudirb važiuoklį, tai žinai, kur sudirb važiuoklį, nei gazo, nei stabdžių, tai va čia turbūt mane tas ir išgelbėjo, žinai, ir tokia, kur važiuoja, ir gerai mocas lėtėja, aš vis dar ant moco, laikau, žinai, bakutas, mocas kažką daro, jisai pats tenais, bando mane išgelbėti, ir tada žiūriu, pareina gulintis mentas šanais, taip gatvėje šalia, ir tas gulintis mentas prasitęsia, jisai toksai, gulintis, žinot apie ką, žinai, gulintis mentas. Tai žodžiu, ir tada kalniukas toksai, aš tik, Marija, jau man mintysi. Nu, žodžiu, tai, bet išgyvenau, tai jo, po šito momento tikrai buvo tikrai momentas, kada lenkiau durnai, čia mano pirmas sezonas dar su Zetke, labai durnai buvo lenkta mašina, prieš posūkį, ten prieš viską, ir, bet iš tokių dalykų mokėsi, tai va čia tie momentai, kur pasakai, kur galvoja grįžti namo ir ten, ačiū Dievui, kad, žinai, mano angelai sargai, you're the best. Ok, turi kažką iš šito atsimint. Man tai vienas toks yra strigęs, bet čia pats paskutinis jau įvykis, tai ok, irgi labai trumpai. Jo, buvo dabar, čia realiai buvo jau vienas iš paskutinių išvažiavimų, tai galimai. Čia šiaip net, ar ne, apsitai šitą temą, tai visur, tai yra, turi labai pasverti viską, ar ne, nusimatyti, įsivertinti, ar ne, aplinką. Jo, tai galimai nebe du ratai buvo ant kelio, galimai vienas, ar ne, ir žodžiu, mašinėlės važiuoja viena, bet labai plati, ar ne, juosta, šalimais kelkraščiai, ten dar turbūt didelio noro dar 2 šalimais pravažiuotų. Ir, taip tiesiog, ar ne, kažkaip tai, biškai gal persigazavo, neįsivaizduoju, ar ne, pakyla motociklas ir tiesiog savo ramiai viskas, aš ten lėkiu, ar ne, tai. Ir mašina kažkaip sugebėjo ilgos šviesos, ar ne, ir tikrai skamba labai gražiai tas motociklas, popkornai, visa kita, ir, jis tikrai staugia. Ir kažkaip, tai gal muzika žmogus įgarsnės neįsivaizduoju, ten net posūkių nebuvo ir jam jis tiesiog sugalvojo, ar ne, aš per kairę žiūriu, jis sugalvojo kairę pusę, žinai, persirikiot. Ir aš tiesiog matau, kad jau seilės. Amen. Jo, žinai, tai ir tiesiog, aišku, tas negražus į žemę. Ir jisai tiesiog viskas lysta. Ir visą laimės kažkokiu būdu tada pamato, žinai, ir grįžta atgal. Tai gerai, kad dar boblingo kokio nepagavai. Jo, irgi, žinai, tai ne, tokio greičio gal didelio ten nebuvo, žinai, dar pagaut, bet esmė, kad jo, tai toks irgi strigęs yra, bet svarbiausia, žinai, iš tokių dalykų pasimokyti, ar ne? Ja, bet kam nebuvę. Kad, iš tikrųjų labai daug tokių. Pakelkit ranką, kam nebuvę kažkokio momento. Būna, jo, iš tikrųjų. Tai, bet čia nežinau, kiek sketchy momentai, bet jo, tai yra buvę, kada pagalvoju, kad jau viskas tikrai. Taip. Ok, keliam tada prie sekančio klausimo. Tai mototerapija klausė, į sezono uždarimą dėl oro sąlygų negalėjau atvykti, todėl klausiu, ar planuosit kažką sezono atidarimui?
Nu, Jis jau tą čia viskas nuo išleido. tavęs. Ar ne? Viskas Jo, nuo tavęs. Tai be abejo, planuosim kiekvieną savo, ar ne, atidarimą, darom ir vidinį, kaip ir darom uždarimą, taip pat, ar ne, turim savo. Tai elementariai jo, tik tai dar sunku pasakyti, jau šiek tiek prie tos temos buvom prie, tik reikia dar nuspręsti, kuriam mieste visą tai bus, ar ne, kadangi dar kartą priminsiu, nesam Kauno bendruomenė, esam visos Lietuvos, ten, kur daugiausiai mūsiškių, ten ir koncentruojamės tos miestus, tai šių metų, praeisių sezoną atidarimą darėm Šiauliuose, ar ne, tai yra šansas nemažas šiaip apskritai, tai didelis aspektas mūsų hebrai Šiauliuose, tai kadangi jūs esate tokie gyvi, tai mes ir atnorim, ar ne, atsidėkoti ir tų planų turim jau ateinantiems metams, tai tikrai nustebinsim. Jeigu pavyks, nenoriu prisikalbėti, bet manau, kad viskas turėtų pavykti, tai turėsim tikrai jums didelių naujienų. Ok, tai jo, galvojam dar tik tai kurie mieste, bet be abejo turėsim ir maloniai lauksim. Mes jūsų nenuvilsim. Jūra tiksliau jūsų nenuvils. Mes nenuvysim. Aš tikiuosi, kad pasakyti, nu, sutvarkysiu mozą. Bet jo, bus tos mėnų, tikrai bus. Ok, sekantis klausimas. Taip aplojam, jau taip ilgai neplojam, visi kartu. Pats geriausias klausimas, Evar, čia jau man asmeniškai uždavė, ne? Praudas klausė, ar ne? Na. Linkėjimai. Ar tiesa, kad su motociklu greičiau susirasi merginą, sako man klausimas. Tai ir greičiau susirasi. Tu Jo, merginas ieškai? rekomenduoju. Merginas ieškai? Ne, jau man nebereikia. Supratau. Nu, tai, gerai, tai jau biški tada. Iš dalies. Jei, pradėkim, kad ir tau nebereikia, tai... Nu, jo, man Jūra. nereikia. Ne, tiesiog pasidaryti. Man nereikia, bet, nu, taip, tai yra Atkreipia tiesa, dėmesį. nes... Nu, trumpai, ar ne? Nu, šiaip jo, turiu, yra. tai žinai. Jo, na, apsitai kalbam, ar ne, ar tiesiog, ar tai duoda kažką. Duoda faktas, ta prasme, motociklai, ar ne, daug žmonių labai romantizuoja, ar ne, tą transporto priemonę, kaip tai taip pat ir merginos neskritinai, ar ne, ir vasaros metu tikrai nemažai būna to dėmesio, kurios laukia, bet vėlgi, tai ir daugumai, žinai, vat būna, mūsų irgi šakeliai, blemba, čia seniai ten matei, žiūrėk, sakau, ar ne, jeigu tu būtum to vietoj stovėjęs, tiesiog, ar ne, vat ten pat prie tos pačios sankryžos, bet šone ir be moco, į tave niekas nebūtų dėmesio atkreipę, ar ne, bet kada tu va, dabar su motociklu, pamatė ne tave, pamatė motociklą, ar ne, ir motociklininką, nu, tu su šalmu. Labai pasverti, iš tikrųjų reikia taip, bet aš nežinau, bet ar greičiau, būtent tai jau atsakant taip į klausimą, nu, tiepojo, bet aš nebūčiau linkęs šito variantų ir... Aš tai pasakysiu, kad greičiau gali susirasti taip bičą. Mergom ant moco tai žiauriai veikia šitas dalykas ir apskritai tie reelsai yra, nu, reelsai šiaip 9% tiesos parodo, ne, kur tipo tas, kur nusiperki mocą ir tikėsi, va dabar visas fanas bus mano ir tiesiog visi bičiai tavo, nes tu pravažiuoji ir visiems bičiam, mocas, žinai. Jeigu žiūrint iš merginos pusės kaip nevairuojančio, žinai, motociklo, tai būtų, jo, motociklininkai kaina seksi, kaina hot ir tada jie nusiema šalmą ir toks... Ne kartą esate, čia dvi pusės ir atvažiuoja, blemba, jau Šitą reikėtų pakvies gal. Jo. Bet yra jums šito buvę, kur tipo mergina matot, kur jau ten žiūri, kitam klapsi, viską nusiemi šalmą ir tokia, kur... Jo. Žiūrėk, tave žiūri, tavo draugė. Aš nematau. Ar atsat matyti nenori? Wow. Tai žodžiu, tai jo, šiaip man atrodo, žinokit, hebra, tiek vyrai, tiek moteris, jūs greičiau susirasit vyrą negu merginą. Bet man atrodo, jo, yra tų tokių, kur romantizuoja pasivažinėjimą backpacko. Šia. Jo. Tau. Šia. Sakiau. Ir tau. Jo, tai okei. Sekantis klausimas, tai Paulinuks klausė, kas paskatino įsigyti motociklą. Čia dabar... Nu, Rugilė. Kas paskatino tave įsigyti? Pasakyk, kad tau prasidėjo amžiaus krizė, nepasakęs, kad tau prasidėjo amžiaus krizė. Jo, Kaip tau yra virš 30 vairuoja motociklai ir podcastą. Nu, nežinau, kas paskatino. Aš taip pats gal toks žmogus, kur, nu, crazy dalykų prisigalvoja. Mano hobi yra biški crazy, nestandartiniai moteriški. Ir jo, mane tai paveikia gal COVID, žinai, nes labai buvom uždaryti ir tada labai norėjau nusirauti, nes porą metų gražių išgyvenimo išmesta, kad buvau jauna ir graži. Tai dabar... Čia dabar. Pagirkit Jeigu mane. dar taip liūdnai pasakė, Jėzus Marija. Intarpas, kada gali dabar pagirti, kažką pasakyti gražaus. Ne. Skip. Nepasimokai, žiūrėjau, aš jau atsargiai. Nu tai va, tai žodžiu, tiesiog, tada, nu, reikėjo nusirauti, tai va, nusirovėm. Aš kažkaip ten pajuokavau, paskui galvoju, kodėlgi ne.
Ir tada buvo, žinai, momentas, nu davai išsilaikysiu, nepatiks, nevažinėsiu. Patiko. Supratau. Kas tave paskatino? Nu irgi Gal labai tėvai? long istorija, bet Tėvai gal? labai trumpai. Oi, tikrai ne tėvai. Tai esu dėkingas instruktoriui, tikrai labai dėkingas, nes jeigu ne jisai, tai instruktoriui, pas kurį mokinausi C kategorijos, ar ne, tai visiškai nesusiję, bet jisai važinėja irgi su motociklais, tai ten dieve, man tik užteko užsiminti, kad kažkada tiesiog galvau, labai man tos nefainai atrodo visą šaiką, jie varo ten ar ne, tam blemba, kažkas į viršų, to prasme, man šiurpas eidavo per kūną, tu net neįsivaizduoji. Tai va, tai ir žodžiai, ir labai, tasme, gražu būdavo, žinai, matyti visą tą ir labai džiaugiuosi, kad va, taip viskas sutapo ir žmogus, ar ne, kuris mane mokys einus ir kitos kategorijos, jisai pats važinėja ir man tik užteko šitą paminėti. Tai viskas, sako, laikyk, žiūrėk, tu dabar atsinaujinsi, atsisvieninsi, tau taip lengva ten bus. Viskas, žiūrėk, aš turiu instruktorių, ten biški ir pigiau, čia viskas man, nuolaidos kodą, jo, jisai, žinai, ten, pažįstami jo kažkokie, sako, paminėk, kad aš ten toks, žinai, sako, biški bus pigiau, žinai, jo, ir tai va, labai fainai ir buvo, žinai. Nu ir viskas, ir, žinai, tipo varyk. Tiesiog užsibėjau, galvoju, to prasme, nebuvau tikrai pasiryžęs laikyti. Gražu, bet, tu gal vėl iš naujo, ten, žinai, tos kelių eismo taisyklės, viskas. Ok. Ir tada kiekvieną pamoką, labai daug pamokų iš tikrųjų ten buvo, tai kiekvieną pamoką jisai, žinai, tai sako, nu, paskambinai, ko pasieku, žiūrėk, sako, stabdyk. Dabar sako, paimk ir paskambinai. Kur dėtis? Nu, okei, ir aš esu labai tikrai dėkingas jam. Tai va, jo, paskambinau, nu ir va taip ir prasidėjo, padėjau mokintis. Bet vis tiek labai dar dvėjau pirmą pamoką, važiavau ir galvoju, bet gal ne man, gal čia, žinai, kažkaip atvažiavau, dieną prieš, galvoju, juoksis iš manęs turbūt, jeigu pasakysiu, aš net nežinau, nei kur gazas, nei kur, žinai, čia GPT, kur yra pas motociklą, žinai, ten viskas tau pasakė, tas čia, aš važiavęs su mocu. Žinai, sakau ne, instrukcijos, sakau ne. O, buvo. Sako, tai... Žodžiu, čia, tai aš žinau, kur kas radas. Ai, tai va, nėra tos žalės. Ne, tai tos elementus aš tai tikrai sakau, žinau, tai kur kas radas. Dieną prieš tai paguglinau. Jo, okei, atsisėdau, nu ir dabar galvoju, suprasiu, žinai, man ar ne man, tai atsisėdau, pravažiavau pirmą ratą, šypsena buvo aukščiau negu ausų, nežinau kaip taip manau, bet taip jau buvo. Jo, supratau, kad mano tema. Tai dabar be to net neįsivaizduoju gyvenimą, visiškai neįsivaizduoju. Tai va. O kontu peraugęs bebre? O tu čia nujauti, man atrodo, ne, apie sekantį klausimą. Kontu. Kontu. Okei. Tai va, tai kas paskatino tave? Mane? Aš tai nuo vaikystės motociklas. Ne. Aš su pirmu motociklu man buvo 14. Kai pradėjau važinėti. Mini krosnukas. Okei. Ai, tai nuo mažų dienų, ar ne? Teisingai, tu su krosnukais nevažinėdavai irgi savo patirties. Tai irgi kada galėsim šitą temą šią paliesti. Įdomu būtų paklausyti. Ir pakilom iki ko? Kad šokam į gatves? Nice. Iki paskestų Viskas jau filmavimo, kažkokia. prašau. Pradžią turim. Žvaigždė, klausyk tu mūsų. Taip, Aš zvezda. labai. Okay, gerai, važiuojam toliau. Tai turime klausimą iš Car Capture. Capture, pas jį yra Capture. capture. Kaip jūs Jo. mokinamas sakyti angliškai, tai capture. Žodžiu, šiau karturė. Capture. Bet čia pesdėti yra reikalų tas me. Kaip ir klausyt, buvo kai kuriais momentais nepyk, tikrai nieko blogo O, geras koksai. Aš net čia naisau. Kaip užduotas klausimas. Atsimenat, kas į šaškis. Atsimenat, kas į šaškis. Atsimenat, kas į šaškis. Va, biškai taisyklingiau. Tai kas į šaškis. Atsimeni, kas į šaškis. Kas šaškis į? Tai kontu. Tai kontu kotlet. O, šitas. Šitai. Iš tų pačių kraštų, matos, ne? Šitai linkėjimai. Pirmiausia, capture, labai fainai su juo buvo pabendrauti šaškis. Nu tai dabar jau visi žinom, kas yra šaškis, ne? Jo. Jo, Na ir kas padangikė. 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 Podanga. Podanga. Taip, linkėjimai. Ačiū už pamakėlę. Dabar ir visi klausytojai žinės, kas yra šaškis. Labai fainai parašė. Okay, važiuojam toliau, tai Kilo Juliet klausė mūsų, Kas tas toks, kas ant? kaip atsirado motociklų jūsų gyvenimuose. Ok, tai iš esmės, kaip mes ir šitą turbūt jau ir atsakėm, ar ne? Jo. Bet, vat, kaip atsirado, iš esmės ta pati mano tema. Nu tai ką, Nieko tokio labai daug. kažkiek štukyčio ant stalo ir mocas turi, taip ir atsiranda mocai Tai gyvenime. realiai, ne? Atsidarai Tu turi didelę skelbimus. piniginę ir dedi ir viskas. Arba neturi, bet sukrapštai, atsidarai skelbimus, nu tai kaip atsiranda motociklai jūsų gyvenimuose. Atsidarai piniginę, pasižiūri, kiek turi, tada Atsidarai skelbimus. pavalgai makaronų savaitę, dar pažiūri, atsidarai piniginę, kiek yra, tada atsidarai jau skelbimus, pasižiūri plius minus kokį negėjišką variantą. Kad dar savaitę turi Nieko nevalgyti. prieš gėjus neturiu, myliu bučioju. Bet.
Grįžmas. Tu pritęs. Bet žinai ką, išsirinkęs skambini, bandai per įkupą nusimušti porą štukyčių arba mažiau, nes tiek nenuleis. Ir jo, ir tada pasirūpini, kas parvežta emocija. Va šitai brangiai atsiranda emocija jūsų gyvenimuose. Tada turi daug problemų, kad afijas genda, krenti, reikia atnaujinti plastikus ir visą kitą, ne? Taip ir atsiranda atmojuoji 5 Jo, tai realiai strumpinta versija, kaip visą vyks. Tai va, tai jau būtų tiek iš tų mūsų žiūrovų. Jau baigėm? Jo. Jau pabaigelė. Šiandien. Šiandien pakarsim, man atrodo, ar ne? Na ir gerai. Nebeušėm, jum galvų. Ok, tai ir būtų tiek. Tai nepamirškime mūsų rėmėjų. Tai norime padėkoti Lost Escape, moto.lt, PowerPulse. Gerai, čia nepavyzdžiui. Čia. Ačiū jums. Žiūrėk, dabar jau, kad aš pažiūrėjau į viršų uždėktą logą ar kažką, kad nebūtų uždėti toks, va. Arba čia stor bus kažkas. Tai padarysi. Gerai, ačiū mūsų rėmėjams, ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio. Gražių švenčių. Lauk, ir šį kartą tu. Tai šiandien ramiai? Ne. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. O dabar šį kartą tu šitą. Ką? Ką tik sakiau? Šiandien ramiai? Nu, davai, paminėjai. O davai, šiandien ramiai? Parašykit, kuriam geriau sekėsi. Šiandien ramiai? Dabar tu. Šiandien ramiai. Davai. Bye, gražių švenčių. Man, milkshake brings over. Ir tarp kitko, mėly draugai, pamiršome vieną dalyką. Iki kovo 1 dienos su nuolaidos kodu FOXKAI jūs gausite nuolaidą tatuiruotei. Tatuiruotei pas Goda Len, tai pasiekit ją Instagram'e, parašykit ją į nuolaidos koduką, gausite tatuiruotei nuolaidą, pasipuošite, atrodysite super cool, tiks prie motociklo, tiks ir šiaip.